Tamantėlį. Tėti, labas. Sveikėtim. Labas. Metai laiko praėjo. Metai laiko, vakar susiskambinom, metai laiko praėjo. Ir tu matai, kaip įdomu, vienu metu, 3 metai šėlės, tu atvažiuoji čia, padaryti laidą. Negaliu patikėti. Dienų skirtumas, ne. Šį kartą, aiškia, mėnesio skirtumas, bet vis tiek vienu metu. Man, žinai, kas yra man keista? Labai keista laiko dinamika, nes aš sakyčiau, kad mes kepam mažiausiai po 2 laidas per metus. Mes turim? Jo, tikrai. O dabar šiandien sužinojau, kad tik tai po vieną. Kartą metuose. 3 metai šėlės. Kartą metų atvažiuoji ir padarom laidą. Mes labai tai laukiam, mes žiauriai laukiam. Visi namai laukia, ir berniukai laukia. Aš pasakysiu irgi, šiandien važiuodamas iš Kauno, važiuodamas į Molėtus, taip irgi mačiau, kontempliavau širdyje, kas va čia yra. Kas yra va šitas per laikas, kas yra per va šitą kelionę ir šitos laidos įrašymas. Ir atradau labai įdomiai, kad laiks nuo laiko vyrai turi daryti tai, ką vyrai turi daryti. Ir ne visada visi kažkaip, galbūt ne visada visi ir supranta, ką mes turime daryti, aplinkiniai. Bet yra tam tikri aspektai mano gyvenimo, kuriuos aš labai noriu pasilikti. Mes nuimame tarsi įvertiname buvusi laiką, kiek praėjo laiko, tarkim, jeigu metai, mes įvertiname, kur mes buvom ir užfiksuojam tam tikrus dalykus, kuriuos mes per šitą laiką supratom ir įgyjom. Užfiksuojam, kaip kokiam rankraštyje. Užfiksuojam, paguldam ir sakom, okei, dabar važiuojam toliau kaupti patirties. Dvasinė fiksacija, jinai panašiai kūno fiksavimą. Tu fiksuoji save dvasioje, kaipgi buvo tie metai praėjo. Laimėjimai, pralaimėjimai, rezultatas koks, 1-1, 10-0, žinai, galėtum suformuluoti per tie metai, kokie tai buvo tau sporto prasme. Jo, girdžiu, ką sakai. Man kas labai buvo įdomu, žinok, ne tik tai mano mintis, bet vis tiek mesgi turim aplink save žmonės, su kuriais bendraujam. Pastebėjau tokį dalyką, visi vienareikšmiškai, ypatingai metų pabaiga, jeigu būti taip specifiškai kalbėti, tiksliau, tai yra lapkričio, ypatingai gruodžio mėnesiai, buvo visiems katastrofiški, kataklizminiai. Kokie mėnesiai? Lapkritis, gruodis, paskutiniai 2 metų, 24 metų mėnesiai buvo tiesiog kataklizminiai, su neįtikėtinais dramomis, įvykiais, kurie tiesiog nenuspėjami buvo, ėjo. Tai mano ta pati lygiai patirtis buvo labai labai keista. 24 metai, daug labai buvo entuziazmo, buvo labai daug naujų pradžių ir tokio jausmo, kad čia mes dabar tik tai viskas į viršų kyla. Reiškiasi naujos pradžios, sėkmė, kad ir ką tai bereikštų, tai buvo tarsi sėkmė, naujos pradžios, čia važiuojam, viskas kūrėsi, tokia smėlio pilis didelė, statosi ir tuomet per paskutinius 3 šių metų mėnesius viską tiesiog paėmė taip atrodo, taip nuėmė, kaip net nieko nebūtų buvę. O savijauta, kad yra, kad tai pralaimėjimas, Pasakysiu įdomiai labai, tarp kitką apie tai irgi galvojau. Nebejaučiu absoliučiai jokios baimės, isterijos ar nuogastavimo, kad kažkas vyksta ne taip. Kiti daro, ten strateguoja ir sako, dabar jis padarys tokį žingsnį, tada mes padarysim tokį žingsnį, tada jis padarys tokį žingsnį, mes tokį, čia tada va toksai bus šachas matas. O pas mane to niekada nebuvo. Aš visuomet jau remdavausi jausmu ir judėdavau iš jausmo. Pagal mane jausmas daug tikslesnis ir efektyvesnis. Tai va šitie metai susumavus man absoliučiai neįkainomas patirties metai, bet kita dalis to, matydamas tam tikrą griūtį metų pabaigoje, aš kažkaip įvertinu ir galvoju, ar tikrai ir kodėl ta griūtis turėjo būti. Taigi pabaigos gali būti visokios. Ir tada pradėjau kvestionuoti, ar yra manyje kažkas tokio, kas tą griūtį tarsi kaip ir iššaukia. Tai ir... Tu matai, tu kalbė toks labai kaip verslininkas. Aš kada galbu apie tas pergalės ir tokia būti žmogaus, kalbu kaip kompleksiniai veiksmai. Tarkim, aš irgi kokį verslą turiu. Aš darau tą verslą, bet tai ne verslas, bet tai mano gyvenimo būdas. Aš gyvenu su Dievu ir kažkas vyksta su juo einant kartu.
atei priešas kažkoks pavojai, dvasio kyla. Ir įveikti bandau ne strategiją kažkokią, o Evangelijos principais. Bet matai, kas yra su Evangelija? Evangelija yra dviešmenis kalavijas. Jinai žaidžia ir tave, ir tą. Ir jeigu tu jo nesilaikai, tu gausi, bus ištiktas tos pas Evangelijos principų. Ir kaip išmokti gyventi, ypač versle ar buityje, kad Evangelija netaptų tau ašmenim, bet malonė. Ir čia aš matau, yra atlikti kokiu tai namų darbas, reiškia, tavo gyvenimas turi būti sustiguotas, tu neturi netinkamai elgtis, netinkamai kalbėti, ten kokį tai mokesčių sistemą turi mokėti, supranti. Tavo dalykai pagrindiniai turi būti atlikti. Ir tada tu eini per gyvenimą ir tu matai, kad kalavijas tave seka. Bet ne kaip asmuo, kuris pjautų jo, bet kaip tas, kuris dera tau kelią. Pavyzdžiui, perti metai man buvo tragiški, kokia prasme, 2 kartus buvo keistas priepuolis ištikęs. Aš gulėjau tam kambarį ir praktiškai merdėjau. Tik sakau, nekvieskit greitosios, čia negerai, tada mane pribaigsi iš karto. O ką daryti, sakau, tu eitiniukai melsis už mane. Jis paėmė ranką ir meldėsi apie valandą laiko. Ir jis traukė mane iš kažkur. Tai buvo momentas, jutau, kad aš esu ten jau perėjęs, vieną koją ten, į tą pusę gyventi, ten negyventi, ar kita būties pusė, jo tokia. Ta jinai baugi, jinai tamsi, ten nieko gero nėra. Mirtis nėra mūsų draug. Man 70 metų, tau 42. Mes perėm kaip vyrai tokią stadiją, tokią kažkokią tai, žinai, jau kitaip viską žiūri. Matė, to entuziazmas toksai yra, kaip tas entuziazmas, matė. Ateina pavasaris, tai yra darbai, tu darai jūs ramiai, pasirtojęs ant kojų, tvarkės savo gyvenimą. Bet pagrindinis dalykas, kad neišsimušti iš pusiausvyros, iš balno. Kuriam tu sėdi. Ką tu ten bedarytum, tu turi tvirtai sėdėti balne, tokia koviniai pozicijai. Ir tai tave kelia, neša tave. Ir tave neša per negandas. Jeigu sumuoti tos priepuolius visus, kurie man buvo, ir verslo reikalai jo, aš jau absoliuti pergalė. 10-0. Nors kaip gal prisimeni viską, atrodo, kad buvo labai blogai. Iš jauno vyro pozicijos. Matau tokį įdomį dinamiką ir čia įdomu, kiek iš jūsų žiūrovų irgi yra, kurie klauso jūsų laidas, kiek jaučia tą patį. Pastebėjau, kad yra momentai, kada mes gyvename ir mes užsisukam tokioj inercijoj, kada darbas veja darbą, prabundu ryte, ten greitai tvarkausi, žadinu šeimą, mes rengiamės, ruošiamės važiuoti į darželius, išvežioti, iš darželių išvežioju vaikus, taigi aš sušoku į darbą, darbė dirbam, grįžtu, paimu vaikus iš darželio, grįžtam namo, tada su vaikais ten ir staiga tu vakaras, mes vaikus migdoma 8 val. Vakaro, prieš 8 guldom, kad darbiškai liktų laiko, ir tada žiūri 8:30 ir aš jaučiuosi jau pavargęs, bet kokiai ten dar papildomai kažkokiai tai veiklai. Dabar, kaip žiūriu, ką dabar pasaulis, kaip persitvarko. Dabar ypatingai, žiūrėk, Trumpas ką daro, pasaulis absoliučiai persitvarko. Ir taip įdomu, aš žiūriu, kaip pasaulis persitvarko. Taip, kaip jie nori. Nori taip, kad būtų. Ir taip ir pasidarys, kaip jisai nori. Ir aš galvoju, ir aš dabar galvoju, gerai, tai jeigu dabar, tarkim, toksai laikas persitvarkymo ir pasidaryti taip, kaip tu nori, tada aš atsisėdau čia aną dieną ir galvoju, Daumantai, koks tavo endgame'as, dabar ateinantiems 5 metams, kaip tu norėtum, kad tau būtų? Žinai, nes visur Evangelijų, visur aš skaitau, ko nori, tu eik, aš tave laiminsiu, tu būk drąsus, ką nori, kad to padarysiu. Jo, ką nori, bet tu varyk, aš iš paskos, aš tau atidarysiu, nugalėsiu, aš sėdžiu. Ir staigu pagaunu save, tėti, kad aš nelabai žinau, ką aš noriu. Nes aš visus metus praleidau konstruodamas kažką tai, rūpindamasis tik tai sprindis nuo nosies. Žiūrėk, čia vienas klausimas. Apie ką aš dabar galvoju? Tu kalbėjai tai, ką aš dabar galvoju taip pat. Vienas iš didžiausių mano atradimų yra, kas aš esu. O tas tu, Daumantai, kas tu esi. Ir staiga atrandi, kad tu esi tavo šeima. Pagauni mintį? Tavo šeima. Tu esi jie. Ir jie esi ir tu. Jūs esate viena. Tu, tavo 2 vaikai, tavo žmona, tai tu.
Ir tavo tu susideda iš daugybė dar tų kitų norų. Ir jeigu tie norai nesureguliuoti gerai, nesustiguoti, tai ateina chaosas ir tu nežinai, nes tu žinai kažką, tai toliau. Darbas tai nėra kas, tai yra tavo gyvenimo dalis. Tas pats lygiai, ar tu mašina važiuoji, ar tu prekiauji jo, tai yra tas pats. Dargi daugiau. Evangelija kalba, kad parduok neparduodamas ir pirk nepirkdamas. Supranti? Tai tu turi kažkaip išmokti dėl to didžio savęs, kas yra tavo šeima, tarsi nedalyvautame dalyvaudamas. Čia yra ekvilibristika. Tu neturi galios įsitraukti labai į tai, nes svarbiausia esi tu, kurie yra dar 3 žmonės. Ir tu turi sugebėti jėgų turėti, matyti juos, išreikšti jų norus, žinoti jų norus, būti kartu su jais, eiti kartu su jais per sunkias ar lengva dalės, vaikai sirgo, rankite buvo nuogošta berniuką, jo, dar kažkas buvo, tai yra tu sirgai. Sumatai, vat dalykas. Ir dabar kaip padaryti, kad tas tu didysis būtų laimingas. Tai vat aš apie tai įdomu kalbėjausi irgi vat su broliu ir vat irgi įdomu, kaip kiti jaučiasi. Brolis man irgi sako, tu privalai rasti laiko, kada tu sėdi, mastai ir dėliojasi planą, nes vis tiek tu turi kas toliau, koks sekantis žingsnis. O dabar dažnai pagaunu save, kaip ir turbūt daugelis žmonių, tiesiog toks kaip ir darai užduotis, angliškai task, tokia, žinai, tos užduotėlės, tu turi to-do listą tokį, turi pasidaręs kiekvieną dieną ir kol tu tą to-do listą išdaužai, žiūri, kad savo to-do listo tu net nepradėjai daryti. Ir kai Viešpats ateina ir sako, va dabar, va, tai yra metų pradžia, ko nori, kokios nori tu darbo, kokių nori karjeros, kokių nori santykių, kokio nori gal būstą išsiplėsti. Nu, nežinau, aš turbūt, čia ant tiek banalu, kad, bet net ir tam dalykui aš žiūriu, kad nebėra laiko. Ir va dabar va tokį turiu nedidelį langą, per kurį staiga grįžau atgal į save, kaip tas sūnus palaidūnas. Grįžau atgal į save, prisiminiau save ir sakau, palauk, mažiukai biški palaukit, visi palaukit, nes tėtis turi pamastyti ir be laiko, o vat visiškai neskiriau laiko savo ir savo vidiniam pasauliu. Nu, aš nelabai suprantu, žinau. Bet matai, kaip yra, aš kaip matau, kad, mano strategija tokia. Aš palikau save, aš nesu pats savo svarbus. Matai, aš nepasitikiu savo ieškojimais, savo norais, savo ketinimais, nepasitikiu. Jie man net nepatinka labai dažnai. Toliau, kai žiūriu, ką mano kiti aš daro jo, aš matau juos ir aš matau kitaip truputį. Nes jie man labiau svarbus negu aš, nes jie maži, silpni ir jiem reikalinga pagalba. Žmona, vėlgi, jinai jau vienetas, aš yra ir labai, labai konkretus, ir ten stabilus, ją galima atsiremti. Bet kitas dalykas, ką aš supratau, kad man svarbu suprast, kad aš ne vienas. Ot, mano pasaulėjauta pasikeitė dieną, kai aš atsiverčiau Dievą. Atsibudau pirmą rytą ir aš apsičiupinėjau, kad oi, aš nebe vienas. Aš nebe vienas. Su manim yra galia Dievo. Ir vad nuo to prasidėjo, aš atsipkau galų gale, man reikės nekornizuoti, bėgioti, nes aš jaunas būdamas, turėjau 2 dirbtuvės, tarptautiniai užsakymai, vitražai, panašiai. O, man nereikės. Dabar ką noriu pasakyti. Šiandien tas pats. Aš ką matau, kad su manim yra jisai, mokytojas, jis yra su manimi ir jis pasiruošęs mane tik paaiškinti mano aplinkybės gyvenimo, bet įvest mane į taip, kaip jis nori. Ir mano uždavinys šiandien suprasti, kur jis mane veda ir ką jis daro su mano gyvenimu. Nes aš matau visą, ką jis su mano gyvenimu daro ir gerai. Nes ką aš bandau daryti, čia tą, nu atsitrenkiu, į sieną, aš vienai, į nieko negaliu padaryti. Sakau, okei, nes jeigu tu norėtum, Dieve, tu pramuštum tą sieną, aš palieku sieną, aš jos nedaužysiu. Aš eisiu ten, kur tu eini. Ir dabar mano užduotis išmokti atpažinti mokytoją, kur jis juda, kur tie malonės vartai man atsidaro. O šitą aš labai šitą suprantu, ką tu nori pasakyti. Ir turbūt tokiems, vadinkim jos, pragmatiškim žmonėms, jiems dažnai, turbūt ir sunku suprasti dvasinį žmogų, kuris eina, kaip aš sakau, šituo jausmu, jeigu galim būtų pasakyti, kur tave Viešpats veda.
Ir jeigu tu visą laiką bandai racionaliai išmastyti, kuris tave veda, dažnai, turbūt aš nežinau, ar įmanoma, ar manoma taip sudėlioti racionalų planą. Neįmanoma. Matai, vėjas pučia kur nori. Čia klasika. Taip. Tu gali žinoti vėjo kryptį, bet jis pučia kur nori. Dabar tau pasirinkimas. Ožiuotis, spyriotis, savo tabloidus atsiverti ir rodyti, tu matai, mano planai kokie, kodėl tu vedi ten, kur ten matai. Va čia, tai Dievas tarpa kalėdų senelis. Jo, bet jis nėra kalėdų senelis. Jis nėra kalėdų senelis. Jis nėra kalėdų senelis. Ta krikščioniška pedagogika tokia vadinkim, jo tokia, kad, ten Dievas, Dievas, žinai, man žmogus nes rašo, ką jūs čia kalbat, kaip kokia davatka, Dievas, tai pasiratuot rankovėse, kiek ginti vynę, ten kažką daryti, jeigu meldu ir nieko, žinai. Ir aš matau, kad mes matom tą nusivylimą žmonių dėl tos tuščio maldingumo. Jie mato žmonės, kurie vadina save maldingais ir mato gyvenimo rezultatą, kad tai niekas, tai kokia vertė tavo maldingumo. Tai va iškyla klausimas, ar yra vertė maldingumo, kokia vertė, ar tavo tikėjimas turi galią. Vienas iš mano vėl atsivertimo klausimų, aš atsiverčiau kurį laiką ir šamiai gyvenau. Tu gal mažiukas baisiai neatsimeni, bet aš sėdėjau namuose, man buvo namų baisu net į lauką išeiti, kad kažko nesutikčiau, kad kažkur manęs nepakviestų. Nes kadangi buvau jaunųjų dailininkų suvienijimų pirmininkas, tai tų reikalų buvo visame mieste su visokiausiais žmonėmis, žinai. Aš bijojau juos pamatyti. Ir ilgą laiką sėdėjau tokiam pogrindyje, kol galų gale atsirado jėgų išeiti į gatvę. Jo? Toliau, o gyvent toliau yra? Kaip toliau gyventi? Ką toliau gyventi? Koks tau programa tavo gyvenimo? Ir teko išmokti, iš naujo gyventi su gale. Ir aš galvoju, šiandien yra klausimas, ar tavo tikėjimas įgalintas yra. Ir kiek tu džiaulių tavo tikėjime yra? Kiek galios tavo kilovatų traukia tavo tas džipas, supranti? Kiek kilovatų? Ir tai labai svarbu žinoti, nes tu negali perlenkti savo kilovatų, supranti? Turi žinoti, kad aš esu viso labo tam tikros teritorijos žmogus. Netgi, kalbant apie kilovatus, tai ir dvasinis kilovatas, bet ir fizinis mano kilovatas yra. Ir aš žiūriu irgi, kad ir kaip bebūtų 42 ir jau tikrai nebėra tokio didelio entuzijazmo kai kuriuose klausimuose užsidegimo, kaip būdavo anksčiau. Skaičiau nesenai darbo skelbimą, pas mus, sako, lankstus labai darbo grafikas, nuo 9 iki 6. Ir aš sėdžiu ir aš galvoju, viešpatie Dieve, ką veikti darbe nuo 9 iki 6. Nes aš pagalvoju, jeigu aš kiekvieną dieną ateičiau ir dirbčiau pilnu pajėgumu nuo 9 iki 6, čia maksimum 2 savaitės ir aš tada turiu važiuoti kažkur ilsėtis, nes aš arba sudegsiu tokį rezultatą, kad ten tu pasigali laisvai. Taip. Grįžtant į tavo tą klausimą dėl kaip aš jaučiuosi, praeiti metai tokie labai įdomus buvo. Pas mane daug naujų proveržių buvo. Ten ir tiek profesiniai srity, ir fiziniai, ašgi pradėjau sportuoti. Pas mane nerealūs rezultatai. Ir aš ir bėgu, ir bėgimas mano absoliučiai pasiekiau viską, ką norėjau, ten 4 minutės 10 km bėgant 10 km. Aš padariau viską, pasiekiau viską, ką norėjau pasiekti. Ir lapkričio mėnesį viską man sustabdė. Viską sustabdė, daktarai tiesiog stop pasakė. Ir aš supratau, kad sustabdė, ir kaip sakė tas juokingas per klipą, aš klausiau, sustojau, nes jau vieną, ką žinau gyvenime, tai tikrai, kai ateina stiprus impulsas ir sako tau stok, reikia stot. Matau, kad atsidarė tas angliškai window of opportunity, galimybių langas, kada aš galiu pasidaryti taip, kaip noriu. Dar ką tai pastebėjau irgi, kad yra darba, kuri, tarkim, Dievas kažkaip duoda malonės, bet yra ta dalis, kurią aš turiu padaryti. Nes kad ir kaip jisai duotų malonę, bet aš turiu atsistoti, aš turiu nueiti, aš turiu susitvarkyti. Dokumentai visokiausiai, ten formas užpildyti, priduoti prašymus, ten tokius, kur to ir kompiuterinio raštingumo reikia. Va ta dalis irgi yra labai svarbi. Ir aš matau, kad yra momentai, kai aš padarau savo darbą, įnešu savo dalį, jisai irgi ateina ir duoda malonės. Čia neišvengiama, tai yra tie daly, jeigu kalbėti apie didįjį aš, kaip reiškia tavo vaikai, tavo žmona, visur tai yra darbas, kurį reikia padaryti. Matyti, ar vaikai, nes tu žinai, kad jeigu tu dabar darbą nepadarysi, tai vėliau jo nepadarysi. Matyti, yra dalykų, reikia padaryti vaikui, kai jam ten 6 metai. Nes kai jam bus 16 ir tu bus jau skoloje,
nieko nesigaus. Tu supranti, tu jam įsiskolinęs darbų, kurios nepadarė jo atžvilgiu. Ir kokia, aš tai kaip matau, šiandien, kaip užauginau, tai reiškia, tu 42, mano vyriausiam sūnui dabar yra 18. Ir jeigu kažko nepadarai, tai tada ir nebebus to, kas reikia padaryti. Tas pats ir žmona. Reiškia, yra kokie santykiai, darbai, kurie padaryti žmonos atžvilgiu. Tai kažkokie kalbėjimas, apsikabinimai, paguoda, įsiaiškinimai, kokia tai pagalba jie reikalinga, auginti tam tikrus švelnius santykius su vaikais ir žmona. Žmona ir vaikai turėtų saugus tavo namuose. Reiškia, namai turi būti saugus, aprūpinę. Aš matau, kad kaip tu sakai, kad žmonės kalba ojojoj, reiškia, tai yra kaip smūgiai į mūsų namus. Ir mus gazdina visą laiką. Čia tai rusai puola, čia pinigai devalvuosis, kainos kyla, čia viskas bus blogai, jau bėgti reikia. Nieko nereikia bėgti. Labai įdomiai, Katrina, kad mes kalbėjome apie gaisrus, žinai. Ir jinai meldėsi Dievę, kas tie gaisrai buvo Kalifornijoje, žinai. Ar tame tavo ranka buvo tose gaisruose? Dievas labai įdomiai atsakė iš Elio pavyzdžio, kad jis norėjo Dievo veidą pamatyti. Sako, eik į uolos plyšį ir būk. Ir aš eisiu, ir tu pamatysi mano veidą, žinai. Jis į plyšį sako, ir ėjo ugnis. Ėjo griaustinis, žemės drebėjimas, bet ten nebuvo Dievo. Ėjo ugnis, ten nebuvo Dievo. Tada tyliai padvilkė vėjas. Ir tame buvo viešpats. Žinai, o jis buvo oloje. Ir aš dabar ką noriu pasakyti, kad mes turim išmokti ypatingo atveju eiti į olą. Ir stebėti, kas vyksta. Atpažinti jį. Jis ar čia ne jis. Ugnis jis ar ne jis. Škia, labai svarbu, nes situacija žemė komplikuos vis labiau ir labiau. Vis tiek tas virimo taškas bus pasiektas. Vienu metu tai pratūks kažkurioje tai vietoje. Kur pratūks, sunku pasakyti. Aš tikiu, kad Dievas duos tą Elio olą mums, Kristų, kuriam galim pasislėpti. Tu ir tavo šeima. Ja? Turėsi įeiti tą olą, būti, pralaukti einančią ugnį ir panašiai. Kitaip nėra. Matai, vaikai mūsų šeima turi būti saugi. Mes esam kaip vyrai, esam tie, kuris įvedam tie Elijai, kur įvedam juos į olą. Neduok Dievui, jį pasiliks, būtų neėję, reiškia, kai ėjo Dievas ugnimi. Tai būtų buvę blogai. Ar žemės drebėjimo būtų buvę blogai. Jis išbuvo oloje. Reiškia, didysis aš, tu ir tavo šeima, turi išmokti slėptis jame. Įlysti visi, be maišto, be aš nenoriu, gal dabar nelaikas. Ne, dabar mes einam slėptis vaikai jame. Ir vienas didžiausių mano šiandien uždavinių yra, kad mano vaikai augtų kartu su manimi, augtų. Todėl aš pasakoju visą, ką aš gyvenu, kaip aš meldžiuosi, kaip aš tikiu. Mes aptarinėjom. Labai stabilizavo mūsų tikėjimą sunkiom dienom, tai yra mūsų tėvė mūsų. Tėvė mūsų išpažinimas ir darbas. Ir vakar buvom tėvė mūsų meldėmės ir sakau, vaikai šiandien, kad nesigavo mūsų tėvė mūsų. Kodėl? Aš labai taip dogmatiškai, automatiškai pakartojau. Nepadariau to. Sako, rusai tokį gerą, satvaril malitvą. Ja, sukūriau maldą. Aiškia, malda yra tam tikras kūrinys, kurį turi padaryti. Artikuliuodamas tos žodžius, tėve mūsų. Ir visa tai turi būti tavo tikėjimas. Tavo supratimas, tu savo tikėjimu nukreipi, padarai tos žodžius. Ir nukreipi ne bet kur, o į tėvą mūsų. Esnis danguje, aiškia, adresatas žinomas. Ir tu darai. Ir būna taip, kad kol tu padarai visą maldą, tu tiesiog nuvargsti. Aš atrodo, kad ta malda niekada nesibaigs. Ir dar tai reikia, ir dar tai. Bet tai stabilizuoja mus. Supraneškai, kada ateina vėjas, ta audra, žemės drebėjimas, šitoj maldoje mes įgom kaip stuburą kažkokį. Vis laiką jame, mes stiprus. Mes stovim. Aš neskaitau vaikam kitų kokių knygų. Jie taip turi daug skaitimo. Žinai. Bet šita knyga, šitas pozicija labai svarbi. Audrų metu, kurio mes gyvename. Dar dalykas, kas man labai domina, tai ta teritorija. Suprantiškai, kiek tau duota teritorijos? Ar tu jau apkabinai visą save? Tavo vaikai, tavo šeima, ar jau jie saugus, o tada dar kas yra. Ir dabar tas dar kas yra, tavo darbas, tarkim, jo. Ar darbe tu esi tas vienetas, tas pats, ar kažkoks kitas kažkoks, supranti? Bėgioji. Ne, tu turėtum būti integralus aš. Turi įeiti į darbą kaip tu, ar kaip jūs. Ir daryti darbą taip, kaip jūs darote darbą. Reiškia, ten tas pats, ten yra tavo artimi žmonės. Štai mes pertėm naują schemą. Tavo bendradarbiai. Ir tu. Ir jeigu jie
kitoj dvasioj, nepriimtinas dalykų, jiem tu nepriimtinas, tu sulauksi problemų, didelių labai problemų. Mano darbė yra buvo tai atveju, kad ateina žmogus pas mane, jis pamato mane, apsuka pradeda bėgti. Viskas. Viskas. Ir tiesiog išeina. Jis negali pakelti, jis negali mane žiūrėti. Nekenčia. Nu, jis apsprendimą daro. Bet kita grupė, bet tai yra vienetai, labai atsitiktinai, kurie puola į glėbį. Ir kai pabūna pas mane, sako, jausmas to, kad namuose pabuvau. Matai, kad namuose pabuvau. Reiškia, didysis aš ir mano namai, jie ateina pas mane į namus. Į tuose namuose jam gerai. Aš nežinau, kaip sakė tau versti tos dalykus, tos principus. Ar tai įmanoma, ar neįmanoma. Tai... Aš tai sakyčiau, kad ne tik, kad įmanoma, bet kad tas ir vyksta. Jeigu, kaip tu puikiai ir sakai, kadangi žmogus, tu esi vis tiek, aš esu integralus tam, kas aš esu. Turbūt labiau negu bet kada. Pastebėjau, kad ilgą laiką savo gyvenime tenkinau absoliučiai visų žmonių poreikius išskyrus savo. Visų poreikius tenkinu. Reiškia, visur ką reikia, visiems viską padėjau. Tu visuomet toks buvai. Tu visuomet toks buvai. Bet supranti, kur problema yra tame. Visiems yra labai gerai, išskyrus man. Įsivaizduoji, ir aš kažkaip tai pakėliau tą vėliavą, kad aš sakau, ne. Kaip sako, America first. Ir aš sakau, aš turiu pradėti Daumantas first. Kaip populiarumo konkurso, aš jau, kaip sakau, jau į organizacijų nebelaimėsiu pirmos vietos. Tai va, nes staiga pradedu vesti savo liniją, kuri labai, labai tokia įdomi. Ir man kažkaip visą gyvenimą galvojau, kad aš toksai esu numeris 2. Tai va. Bet iš tikrųjų tai aš nesu numeris 2, aš esu numeris 1, tik tai man reikia atrasti dabar savo tą voice. Matai, tu esi labai puikus senelis, matiškai, tu nusiramink, tu esi puikus vyras, tu labai žinai, ką tu darai, tu labai sėkmingas, Dievas tave laimina, tu tvirtas labai, tu labai valingas. Man 70, supranti? 30 metų skirtumas tarp mūsų, reiškia. Ir aš tą momentą jau sakau, aš noriu, kad manęs būtų kuo mažiau. Aš nepasitikiu savimi. Aš noriu išmokti matyti jį. Aš noriu tikėti juo. Aš noriu atpažinti jį. Aš matau, kaip jis fantastiškai mane veda. Kaip fantastiškai. Man nereikia daugiau galvoju sukti. Kelintų numerį aš esu. 100 metų matau. Man nesvarbu. Aš esu, kas esu iš Dievo malonės. Ir Dievas įrašo į tave tavo esmę. Taip, kad kiti mato tai ant kaktos. Tu tiki to? Absoliučiai. Kad tau nereikia Dievo, aš esu, va čia aš, atkreipi dėmesį, va čia, matėte, aš čia esu. Jis užrašo dėlėm vardėm, kas tu esi, jie visi mato, kas tu esi. Jeigu tu orus esi, jeigu, orus nuo žodžio dvasia, supranti, jeigu tu orus, jeigu tu ir užrašyta tau kaktoje, kas tu esi, visi tai matys. Kas bebūtų matys. Aš supratau, kad man reikia išbūti tam jame, būti oriu jame, būti valdžioje ir vardėmėsi, valdžia jame. Dabar klausimas man domina valdžia jame. Kiek aš turėjau valdžios jame? Kaip toli siekia mano valdžia? Ar tai kiepė tą mišką, kur aš gyvenu? Jo? Ar miestelius aplinkui? Ar dar? Kiek ta valdžia? Kiek Dievas davė man valdžios? Dar vienas dalykas, kaip tą disponuot gale. Ir aš prieš tau ateinant, aš mindžiausi, tu atvažinėt negirdėjau. Meldžiu Dievą, kaip čia yra, kaip vyksta ta perdavimas galios, apsauga galios. Ir mane labai domina tėvynė. Tėvynė ir tikėjimas. Čia toks dalykas man labai naujas, labai naujas, nuo Ukrainos karo, man iškilo labai tas klausimas. Kai tik rusai pradėjo grasinti Lietuvai, man tas klausimas iškilo. Prieš 3 metus aš parašiau tokį mažą postelį maldą. Ir neseniai Facebookas išmetė man tą priminimą tos maldos. Aš paskaičiau tą maldą, wow, viskas taip ir amen. Ir aš parašiau tokį mažą prirašą, padariau tai maldai, jo. Ir įsigilinau į tą, kada tai buvo padaryta. Iki karo buvo likę dar, man atrodo, mėnuo ar 2 likę. Žinai, buvo momentas, kada rusai labai galvojo, kam čia vokšt pirmiausia. Nes jie sukopė didelę galį turėjo. Didelį kiekį kariuomenės, technika labai gera, jie buvo labai pasiruošę. Ir tokio šturmo grupė leidžiant, kaip jie leido į Kijevą, nieks negalėjo įstovėti.
praktiškai. Jeigu, aišku, jie darė kitos klaidas darė. Bet visuomet ta galia buvo labai didelė. Ir jiem kur čia, žinai, kaip žmogus, nu, kam čia vožt pirmiausia? Nu, gal tam, ai, tam, vošim tas silpniausias. Ir čia paprastai negeriečiai daro klaidą. Jie įsirinka silpniausią. Kai tuo tarpu reikia būti stipriausia. Ir jie nusprendė imti Ukrainą. Bet malda buvo taip ir suformuluota – Lietuvai ginti. Ir dabar man Facebookas vėl jie išmėtė tą maldą. Ir aš ją vėl iš naujo užrašiau. Ir dabar vėl man įdomu, ar tik nevyksta dar kažkas naujo. Ar net grėsmė nauja. Aš to jausmo neturiu, bet kad ateina jo, bet kad dėmesio taip. Ir toje vietoje aš vėl savęs klausiu, Dieve, kokie įrankiai yra. Žinai, kaip darbo įrankiai, jo, poilsio įrankiai, ten, žinai, kokie pramogų įrankiai, kokie kovos įrankiai, ką aš galiu panaudoti. Vienas kariškis manęs paklausė, nu, čia tu gerai kalbė. Reiškia, tu melsis, kad Jėzaus kraujas tai siena ir už tankai nepraeis. Jo? Nu, sakau taip, aš taip tikiu. O jeigu jie praeis, ką tai darysi? Sudėsiu manatkas ir bėgsiu iš Lietuvos. Nu, sako, nu va. Kodėl? Tai kad aš pralaimėjau. Aš esu per silpnas. Mano tikėjimas nebūgus uždengti ant sienos Lietuvos. Suprai? Ir šito klausimas, matai, mums sunku kas yra, nes mes esam pirma karta, kuri mokinomės vaikščioti tikėjimu. Žiūrėt atgal nieko nėra. Tai buvo sovietinis, išnaikinta viskas, išdeginta ugnimi viskas buvo. Tada 20 keli metai smetoniško gyvenimo ir vėl nėra ko paveldo. Tokia, žinai, kad pasimokinti iš kažko. Nu, Valančius, tarkim, toks ryškus pavyzdys. Pilietiškumo ir administracijos ir valdžios, tarkim, jo. Jis bandė apsaugoti Lietuvą ir neblogai jam sekėsi, tarkim. Tai, bet daugiau nėra tokių žmonių labai. Basanavičius, jis buvo bedievis. Jis buvo fantastiškas žmogus, jis buvo regėtojas, jis buvo pranašas, bet viskas bedievis. Ir čia tragedija jo yra. Ir mūsų kaip tautos tragedija, kad ta tėvystė mūsų neiški, seka valdžios perimo ir neiški. Dabartinis laikas labai kartoja 309 metus. Kada Lietuvos ten saugumo VSD vadovavo buvęs KGB rezervo karininkas, tu gali įsivaizduoti, apie 10 metų Lietuvos saugumo vadovavo KGB rezervo karininkas. Kažkokia tragedija. Ar čia dabar ta nauja byla su Teltonika vėl, ten vėl dalykai sudėtingi labai yra. Ir aš vat kaip stoviu ir sakau, Dieve, o kaip dabar, jie naudoja seną metodiką, jo, tas priešas Lietuvos. O mes ar turim naują metodiką? Kokią metodiką mūsų? Ir aš matau, viešpataujantį bažnyčią, jį daro tą patį. Jie įdomus namai, vienuolynai, iškilmi rūbai, raudoni batai, ceremonija. Nu gerai, bet jau tai buvo ir jūs pralaimėjote. Ar vėl kartosite? Kada vežė mano močiutį į Sibirą, jos vagone buvo kunigas. Kunigas buvo, matomai buvo kažkoks doras žmogus, gal aš taip galvoju. Ir tualetui buvo padaryta viena iškalė vyrai skylė vagone. Ir ten eidavo visi į tualetą, ten daryti savo dalykus. Ne? Ir kunigas pažiūrėjo skylę, sako, aš ten nedarysiu. Kodėl aš kunigas? Bet sako, nu visi mes ten darom. Ne, aš negaliu. Aš kunigas. Tuočia, suvokimas savęs buvo jame, tu sakai, aš autentiškas. Jis suvokė savo misiją, kad, nu, bet va tik tai tiek, viskas, tu jau pralaimėjai. Kaip funkcija, tu jau nebeturi, tavo rūbai nurengti, tu turi dabar kakoti tą skylę ir nieko daugiau. Ir jis sako, ne, aš to nedarysiu. Jis numirė, bet nenuėjo tą skylę. Tai reiškia, jis galėjo kažkaip numirti ir kilniau negu neiti į tualetą. Supranti? Kilniau labiau, kažką daugiau padaryti, gal jis irgi turėjo galių ginti teritoriją, ne be ginklų, bet dvasia, tikėjimu, stabdyti. Ir šitom vietoje aš labai tikiu, kad Dievas kareivių viešpats. Suprantate, vat kuo į ką šiandien, kad Dievas kareivių viešpats. Antras, apaštalų darai mini, kad jis davė mums ribas apsigyventi. Reiškia, jis davė ir Lietuvai apsigyventi. Ir mes tikėjime galim įstoti daugiau, ne tik tai aš didįjį apginti, ar savo firmą apginti. Sumatė, nors tai yra svarbu. Bet eina laikai, kad turi išplėsti savo ribas palapinės. Nu, kiek dar gali padengti savo tikėjimų teritorijos? Kiek dar tu matai save? Kiek dar tavo žemė tęsiasi? Nu, man ta žemė, mano labai akivaizdu, nes aš paveldėjau žemę ir man suprantu žemę. O gerai, o kur pasibaigė tavo ribos? Kas tai yra? Nu, irgi tavo žemė, tavo tėvynė. Tavo tėvynė. Tai nėra tavo nuosavybė, o gal ir yra, bet mano tėvynė. Vat ties ką aš dabar galvoju. Kaip tu galvoji?
Neturiu ką pasakyti. Jo, nes man, aš taip, žinai, gal taip ir gal nepopuliariai nuskambėsiu, bet aš, kai prasidėjo visi šitie karai su Ukraina, tai aš visai savo aplinkai pasakiau. Kalbam apie daug dalykų galim kalbėti, bet ne apie tai. Nes, su tavim dar įdomu apie tai pakalbėti, bet šiaip nesutikau žmonių, kurie turėtų kompetencijos ir iš tikrųjų galėtų kažką pasakyti, daugiau negu tik tai Lietuvos Respublikos televizija, 9 val. Panorama. Kas yra, vanduo nuo vandens. Todėl kažkaip tai, kalbant apie tai, aš absoliučiai niekaip nekomentuoju. Man asmeniškai tai nėra jokio nei pavojaus, aš nejaučiu. Man pavojus baigėsi tada, kada aš atjungiau televiziją ir nustojau žiūrėti žinias. Man automatiškai baigėsi pavojus ir aš žymiai lengviau atsikvėpiau ir pradėjau galėti susikaupti ties darbus, kuriuos aš galiu padaryti. Tai gal šiandien dienai, ateinant iš tavo to klausimo, galbūt šiandien dienai man yra duotas pirmai išsigelbėti pačiam ir išgelbėti savo šeimą. Gal čia yra mano didžiausias darbas. Ir jeigu aš atsimenu, kai atvažiavau į Kauną, manęs ir klausavo, tai ką, tai tu čia gal pradėsi kažkokią tai veiksmą jau daryti, jau gal bažnyčią kažkaip, sakiau, palikit mane ramybėj. Aš tiesiog dabar turiu susitvarkyti savo gyvenimą, savo gyvenimą. Šitas dalykas, bažnyčia yra didelis žaidimas, burbulas, žinai, žmonės daro šou. Ir tą šou daro jau 2000 metų. Neseniai tokie, kalbėjau, amerikietis, kurį laiko visi pranašu, jis tokį dalyką pasakė. Sako, žinot, jeigu Jėzus ateitų šiandien, jis neitų į nė vieną mūsų bažnyčią. Jis netaptų nariu nė vienos iš mūsų bendruomenių. Jis radikalas, jam nepatiktų, jis labai bartųsi, galbūt šauktų, jis būtų nepopuliarus. Viskas ne taip. Viskas ne taip, absoliučiai ne taip. Absoliučiai ne taip. Ir įeiti į tą, kas absoliučiai ne taip, tau pačiam tai dalyvauja, prisimėt atsakomybę už tai, kas vyksta veiksmas, yra neteisingas. Iš tokios, iš savo, ką aš jaučiu, kalbant tada apie dabartinį laiką, tai labai subjektyviai man yra tai, kad sena labai greitai ir efektyviai baigėsi viską, kas yra sena. O sena tai yra kažkur aš padariau kompromisą. Ir įsitraukiau į kažkur tai, kur tiesiog tai buvo kompromisas. Ir aš galbūt netgi jaučiau širdyje, kad tai yra ne taip. Ir ten galbūt manęs ir neturėjo būti. Bet aš kažkaip tai, tarsi kaip ir patogu buvo, gal kažkaip tai ir gerai. Ir visi taip keista, kaip tu čia dalyvauji tokiam dalykė. Bet tai šitas konkrečiai labai baigėsi. Labai konkrečiai baigėsi. Įsitraukimas. Absoliučiai, jis tiesiog toks jausmas, kaip vieną dieną būtų užsuktas kraniukas ir tas bėgimas nubėgo. Fainai, tai labai gerai. Tai įdomu, bet dabar žiūrėk, koksai kazusas gaunasi. Sena baiginėjasi, bet tiesiog taip baiginėjasi, kad nebeįmanoma grįžti atgal. Tiesiog nebeįmanoma grįžti atgal. Viešpats uždaro duris ir jis uždarinėja. Neįtikėtinai. Bet nauja dar neatėjo. Aš kažkaip tai po to užbaigsiu. Kažkur per rūką tokį matau, jaučiu, kad tai ateina, bet dar to nėra. Ir staiga atrandu, įdomu, kiek klausytojų, galbūt panašiai, būtų įdomu, gal į komentarus galėtų rašyti. Ar yra žmonių, kurie jaučiasi taip pat. Sena baigėsi, viskas. Ir jeigu aš dabar bandyčiau įsikipti seną, tai tas senas mane nuneštų kaip tas Titanikas, kur Benediktas mano mėgsta. Nuneštų mane į dugną. Jeigu bandyčiau įsilaikyti seną, naujo nėra. Aš jaučiuosi pakankamai vienišas, nes taiga visa senatė man niekas nebetinka, o naujo dar nematau. Tai ir vienintelis dabar, kalbant, dar pareplikuosiu tavo apie galę, dėl galios. Kaip aš žiūriu gale, iš kur ateina kompetencija, pavyzdžiui? Ateina kompetencija iš kur? Iš praeities patirčių. Mano praeities patirtis, dalyvavimas procesuose, įvykiuose ir matymas arba prisidėjimas prie sprendimo atneša man kompetenciją. Ir aš sakau, kai juniorai darbė sako, čia jau viskas šakės. Ką reiškia žmogus su patirtimi? Sako, ramiai. Žiūrėkit, kas bus dabar. Jau aš ten buvau, nepergyvenkit. Dabar darom taip. Ir visi, gerai. Iš kur ateina valdžia, autoritetas. Ir branda. Branda. Ir tas yra, kaip tu sakai, kiekvienas žmogus ateina su kažkokia tai dvasia. Ta aš vienareikšmiškai pastebėjau. Ir dar pastebėjau, kad kuo aš aiškiau savyje esu atsakęs į klausimą, kokioje dvasioje aš vaikštau, tuo
visiems, kurie nėra toje pačioje dvasioje, darosi siaubingai nekomfortiška, kai aš esu jų aplinkoje. Jiem tiesiog stogą rauna, tiesiog manifestacijos kažkokios demoniškos prasideda, nes tiesiog atrodo kaip, nežinau, kaip papiktinimas kažkoksai. Čia viskas super, taip yra ir amen. Su man tai yra teisinga. Dabar aš noriu pabaigti tavo mintį, tęsti tavo mintį, kad tu pasakei, kad senas pasibaigė, naujas neprasidėjo. Jo? Ir aš ką matau, kad senas gali ir neprasidėti, naujas gali neprasidėti. Suprantame reikalas. Jeigu tu, kaip aš, didysis, nesi pakankai užaugęs, subrendęs, jo, tavo ego, tas vadinkim, didysis ego, ne tas mažas, bet tavo super ego, jeigu tu neužaugai kaip reikia, nebrandus esi kaip žmogus, tu gali ir neįeiti. Į duris nesidaryti. Naujo laiko tau nebus. Kažkam bus, tau nebus. Tu turi suprasti, va tą aš, dėti pastangas auginti jį visą, kas tu esi, jo, auginti, padėti, dėti ant jų rankas, melsis, kalbėti jiems, rodyti savo meilę jiems, kantrybę, gelbėti juos. Vakar, žinai, aš ateinu, mano mažiukas eina į baseiną, jį pasitikti ir jis susitraukęs, taip net man nežiūri, kalba, einam tėvelį, einam iš čia, einam. Ir aš sakau, kas senelė yra, kas atsitiko, žinai. Ir aš matau, baisiausiam liūdesy žmogus, toks prislėgtas, 9-metis prislėgtas, supratė, kokių tai ekstra dalykų. Ir man reikėjo, paros laiko gliaudyti jo situaciją, kad išvesti jį aiškumą didesnį, kas gi su atsitiko. Ir aš matau, kad tas mažas žmogus eina tarsi į mokyklą mokintis, iš tikrųjų jis eina kokią Sodomą pasineria. Matė, su aistrom, tom veiklom visokiausiai, kad tie vaikai atsineša namų dvasias į mokyklą, ir tas dvasias ten daro tokius festivalius daro, matė, Valpurgių naktis vyksta. Ir vaikas, kuris nenori tame dalyvauti, jis jausi nekėbliai, jam neišku, jis nežino, ką man daryti. Jis sako, man reikia parą laiko beveik, kol šiandien ryte mes galiu išsiaiškinti, kas tai yra. Man tikrai va čia įdomu ir aš galiu kažkiek prisidėti prie diskusijos. Ką pastebėjau dar vieną įdomų labai momentą? Aš per dažnai vis dar atsidurdamas situacijose iš automato padarau kažkokius tai veiksmus, kur tu sakai, va tu pastebėjai 9-metis arba tiesiog esu situacijų, kur man sako dalykus, nežinau, pasirašyk popierius. Gerai, ir aš pasirašai. Tarkim, hipotetinė situacija. Bet aš turėčiau sustoti ir sakyti, kas čia per sutartis, ką čia mes nagrinėjom, pasižiūri datas, perskaityti normaliai, ar viskas, ką man patiko, ką pasakė Trumpas. Sakė, we're gonna bring back the common sense. Tai tas akivaizdi tiesa. Ir aš pastebėjau, kad aš per dažnai, ypatingai su savo sūnumis, labai turiu stebėti ir pagaudyti šitos momentus. Nes per dažnai aš tiesiog automatu kažkur taip ir praleidžiau šitos momentus. Nes tugi galėjai ir praleisti šitą momentą. Ir aš tada pradėjau galvoti ir kartais vakare atsisuku plokštelę, pasižiūrėti, kokia buvo diena. Ir čia turėjau sustoti. Ir pasakyti, pala, kas čia vyksta? Kaip čia vyksta? Žinai, ar tu tiki Dievu? Ką tu turi mini tiki ir ką tu turi mini Dievu? O aš taip paimu ir atsakau jiems. Pala, bet aš net neišsiaiškinau. Ir taip pat, tai va šitas momentas irgi labai save gaudau visose srityse, kad ne iš automato neatsakytų. Čia dabar labai tas lakmusas įvykių, reiškia, prasmių, jo, common sense, reiškia, prasmė įvykių. Kame čia reikalas, iš vis yra, apie ką čia eina kalba. Ne, jis sako, išėjo iš tarptautinio sveikatos centro, jo, bet koks tikslas buvo jo, ką tai davė Amerikai. Dabar čia, aš manau, kad mes turim kaip tėvai, kaip galvos, jo šeimos galva. Nori, tu esi šeimos galva ir tu atsakingas už savo šeimą. Jeigu tavo vaikas blogai, tu būsi kaltas, iš tavęs bus pareikalauta. Jeigu to žmona bus nelaiminga, iš tavęs bus pareikalauta, nes tu turėjai atsakyti į klausimus. Tokia tvarka pas Dievą. Ir mums dabar, kad pamatyti viską, gelmes įvykių, juk žmogus yra paslaptis. Jis įplaukia ir nuplaukia, žinai, į savo kambariuką žaisti, jo, ar žmona kažką užsiėmus, bet tu turi matyti. Kažkada vienas toks vyras Dievo pranas man kalbėjo, sako, tu turi būti kaip lokatorius. Tu turi neišjungti savo lokacijos. Tu visuomet turi būti stebėti, kas į tavo lauką įplaukia, kas per objektas, ar paukščiukas, ar balistinė raketa. Tu turi numatyti iš anksto, kai jinai šauna, tu iššovė ir į mane. Subat, jau žinoti.
Ir čia važiuoja kaip įdomu, aš vėl kažkaip tai grįžtu į mūsų pokalbio pradžią, kad savo gyvenime labai pasigendu va šitų tylos akimirkų. Nes jeigu tu visą laiką, va ką aš atvažiavęs pas tave, aš iš tikrųjų atvažiavau, tai patyliukais įrėdėjau į kiemą, nes aš norėjau atvažiavęs, sakiau, norėjau įlysti į ežerą išsimaudyti, bet užšalęs ledas. Tai aš nuėjau prie ežero ir čia nuo to prasidėjo mūsų pokalbis šiandien su tavim. Aš nuėjau prie ežero, atsistojau, žinai, tyloj ir gau viešpatie Dieve, kokiam hause aš gyvenu mieste. Kokiam chaose aš gyvenu mieste, apie kažkokią tai, tai Daumantai, ko norėtum gyvenime, kokį ten norėtum gyvenime. Aš gesinu gaisrus kiekvieną dieną ir dar, supranti, ir dar lieku kaltas atėjus šitam laikui. Aš ką labai, aš jaučiu, esu kviečiamas atrasti savyje, ne tik tai, atradau, buvau susikūręs laiką savo sportas, bėgdavau, ten truputėlį buvo mano tas meditacijos laikas, kad aš būdavau vienas, be telefono, neprisiskambins ir nepagausi manęs, ir tai yra laikas, kada aš skiriu tam apmąstymą. Dabar aš to laiko negavau, aš turiu bandau iš naujo. Bet tas kaip vyrui, man atrodo, tai yra viena iš esminių, nes dažnai klausia vyrai ar neturi ką pasakyti, ar nepramastė, bet nieks nesako, kodėl jie nepramastė. Nes viskas užgulė reikalai, klausimai ant mūsų pečių. Čia, matai, šito laiko atspalvis yra, supranti, niekas. Aš sakyčiau, rykštėtėti. Be abejo. Nes kuo tu daugiau padarai ir kuo daugiau tu padarai, atrodo, žiūrėkime, mes sakydavom, kad tau duodu užduotis, tu jas atliksi ir galėsi, ateis technologijos, jos mus išlaisvins, turėsim daugiau laisvo laiko. Ne velnio, mes turime dar daugiau mums prikišo darbo, nes tu šito spėjai, tai dar 5 padaryk. Bet tu supranti, mes dabar kalbame apie pasaulį. Čia jo intriga. Ką jis nori? Ta dvasia, tas kelmas, supranti, ko jis nori? Jis yra kelmas, kuris atneša chaosą. Turbūt ir nori, kad mes neturėtumėm laiko, ar ne? Taip, Babelė tai buvo chaoso centras. Tai jo toks buvo vardas, kalbų sumaišymas. Babelė tas nesusišnekėjimo centras yra. Ir kaip Babeliai priklausyti, ta Babelė, ten nieks nesusišneka. Visi kalba skirtingom kalbom. Kiekvienas turi savo tikslą, kad noriu primesti tau, kad tu daryk mano tikslus. O aš tau mokėsiu, o gal nemokėsiu. Čia kitas klausimas. Dabar, kaip Babelė atnešė vergystę į paskolų sistemą. Žmonės įėjo į paskolas ir viskas, paskolų įsigavo. Ir tu dabar turi bėgti, turi klausyti, turi daryti, turi pasirašinėti, viską to padaryti. Nes kitaip, tu nenori, tai net. Ir asimtytos pasirašinės. Supranti? Štai spastai. Iškia, tavo kaip vyro kova už laisvę labai svarbi. Ir kodėl kokie ten sukilimas, 863 sukilimas, buvo už laisvę ėjo vyrai. Už jūsų ir mūsų laisvę, sako. Ir Lietuva paguldė galvas, geriausius sūnus suguldė galvas. Ar reikėjo to, nereikėjo, bet buvo išraiška troškimas laisvės. Laisvės troškimas labai svarbus žmogui yra. Dabar, ta prasme, šiandien mūsų karta mes taip nemaksimalizuojam laisvės. Ar su laisvės? Ar su laisvės? Jeigu net įsivaduok. Jeigu gali, sako Paulius, įsivaduok. Jeigu vergas, o gali, įsivaduok. Dabar klausim, ar gali? Nes šitie pančiai finansiniai, jie labai slegia. Non-stop. Tu turi bėgti iš darbo į darbą. Nes tu nereiks mokėti įmokas, supranti? Ir kuo daugiau ten nėri, tuo labiau esi vergas. Aš galvoju, Dieve, kaip gerai, supranti, kad to nėra ir to nėra. Nėra to, žinai, mes praktiškai užsidarę tam dvare, mes gyvenam tokiam citadeliui, supranti, ir tu jį pajutai tą dalyką. Va čia mano jėga, bet iš tikrųjų aš jau tą visą gyvenimą. Vat į tai, dabartinė būsena, visą gyvenimą tai ėtau. Čia miške gyventi yra nyku žiemą. Purvas, šalta. Va taip, neišeisi labai, nepasivaikščiasi. Bet dvasios prasme, susikaupimo prasme, tai maksimalus mano laikas. Nes tai pavasaris, pris mano darbai ir aš eisiu ten. Ir aš eisiu ten, iki vakaro, aš paskui džiaugiuosi, kad aš leidžiu iki namų ir kentu į lovą. Štai viską aš galiu padaryti. Tai aš, pavyzdžiui, irgi aš galėčiau paantrinti, kad tas pats lygiai irgi sutinku žmonių, sakykim taip, sutinku žmonių gyvenime, kurie net nesupranta pauzių, kaip muzikoje. Jeigu ištisai blembintų muziką, labai pavargtum. Yra būtinos pauzės, per kurias tu pasidarai inventorizaciją, prasigalvoji, prasimastai, sustoji šiek tiek. Gerai, kas yra pauzė pagal Dievo žodį? Kas pauzė? Pauzės yra? Yra pauzė. Supranti? O tai ir daryk tą pauzę. Daryk.
Tai yra šabatas. Tai pauzė. Bet žinai, kas yra? Vat aš reikėjau seną dieną su broliu pasakys tau apie pauzę. Aš broliu skambinu, sakau, žinai, taip, sakau, sunku, nes yra įprotis. Įprotis kažkoksai, tai ten važiuoti iš taško A, iš taško B, aš nuvažiuoju ten. Žinai, namai, darželis, darbas, Lidlas, namai, darželis, darbas, Lidl neremia mūsų, bet... Ir žodžiu, toksai, ir staiga, kai išsimuši, iš šito balanso, ir aš turiu dabar per naudodamas jėgą, sakyti, žiūrėk, palauk, pabandom padaryti dabar kažkaip tai kitaip. Ir šitas yra, man pačiam yra ir nauja, ir neįtikėtina. Dabar kalbant apie pauzę, matai, ta pauzė, ji iš tikrųjų yra pauzė. Dievas davė žmogui pauzę, žmogus nesinaudoja privilegiją pauzę, nesinaudoja. Tu supranti, aš kokią metus laiko ėjau į tą pauzę, tokią, techniškai, įstatyminę pauzę. Nieko man nepavyko. Šeima boikotavo mano pauzę, jie čia visą veiklą užsiima per šabatą, o aš jau toks bandžiau vadinti šventai, reiškia, pauzę esantį žmogų. Rabina. Ir rabinas, ir man nepavyko. Ir aš pasidaviau ir sakau, gerai, nėra pauzės, nėra. Ta prasme pauzės nėra, aš negaliu stoti ant stopo patyti į savo namų. Ką tai reiškia, aš nepakankamai dar išaiškinam prasme tų dalykų. Jie nepatikėjo to, nes žmona mano darbštuolė jos nesustabdys. Jeigu sustabdys, jinai kentės. Aš nenoriu, kad nekentėtų. Ir taip yra. Bet aš manau, žiūrėk, kur yra niuansas, reiškia, pamatymas savęs, kitų problemų. Tu kaip galva, tu gali pamatyti, tam nereikia maksimalios pauzės. Mums sunku pasakyti, kas tai buvo šabato pauzė Dievui. Ką reiškia, ką ilsėjusi tas, kuris yra amžinybėj esantis. Supranti? Čia paslaptis. Čia paslaptis. Čia yra koks ženklas, simbolis, bet ne faktas, supranti. Todėl mums šiandien Naujajam testamente nereikia šabato, kad suprasti, kame tu esi. Nereikia dienos, nieko neveikti ir gauti, kur aš esu, ką man daryti. Darau ir nežinau, kur aš esu, kam aš gyvenu, yra prasmė mano gyvenimo. Tai netiesa, taip nėra. Naujajam testamente mes turime mokytoją, kuris, o taip atsako mūsų klausimus. Taip atsako, tu sakai, Dieve, kur aš esu. Tu turi žodį. Ir žodyje yra atsakymas į tavo situaciją. Jeigu tu ieškosi kitose ženkluose, gali paklysti. Bet jau žodyje, dabar ko reikia? Tam tikslo, kad Dievas tau sakytų akimirką, tau reikia viso labo gyventi maksimaliai šventai. Maksimaliai šventai tai yra, jeigu paimti tavo ir mane, galbūt skirtus kažkiek tai lygiai. Nes man 70, tau 40, man lengviau jau negu tau, nes jaunystės aistros kamuoja tave. Bet ir tai jau tu esi brandus vyras, sąlyginai šventai. Tam tikras šventumo lygis, kuris tau jau gerai. Ir tam lygiai, iš to lygio kalbėdamas jam, kuris tobalai šventas ir tobalai išmintingas, galios asmuo, tu klausai, Viešpatie, kaip man dabar? Pasakyk man, ir žodžiais to duos atsakymą. Ir tai truko kiek? Kiek truks? Minutę. Ir tu turi. Ne dienos, ne valandos. Anksčiau man kaip būdavau. Aš bėgdavau mišką. Miškiai namelį melsdavosi. Meldžiai, Dieve, Dieve, tai kol nueinu, kol pareinu. Tai aš galvoju, nesąmonės. Kokia čia problema dabar, nueini kambarį ir meldiesi, ko dar tau reikia labai. Matai, kam tas ritualas, koks tai religinis, nueiti į namelį, pasimelst. Atradau tai, kad jis visą laiką non-stop mumise. Jis tą GPT, supranti? Tobulą GPT. Ne technologija, bet esmė pasaulio. Su tavimi. Ir jis tau atsako į tavo poreikius visus daug geriau negu GPT, nes GPT duoda techniškus atsakymus, kaip Wikipedija. Kaip enciklopedija. Taip. Bet tai nėra simfonija, supranti? Tai nėra minties simfonija, tai nėra poezija. Tai vis laik enciklopedija. Ir tau reikalingas Dievas, kuris tau gali pasakyti. Jis tau atsako. Dabar tam reikia truputį skirti tam laiko. Truputį, visai nedaug. Ir išmokti bendarbiauti, kooperuoti su juo. Ir galų gale išmokti su juo bendarbiauti. Kaip išmokti su tuo, taip ir su tuo. Šitas produktyvesnis, jis progresyvesnis, jis toli einantis, toli matantis, jis žino esmę tavo. Jis atsakinės ne į raidę tavo, o esmę, ko tu klausi. Nes paprastai jis žino, ko tu nori. Bet jis, o kas ten toliau yra, ir kame problema tavo yra, ko tu nori. Ne tik, kad tu čiupai už krašto rūbo, bet kas yra tau. Nes tu, kai tu pasiekti tikslą tikėjimo, tu pasveiksi nuo to iš esmės, kas tau buvo.
Na, tai reiškia, jeigu tu užduosi neteisingą klausimą, tu vis tiek pasveiksi nuo to, kas tavo problema. Tu gausi atsakymą, ypač tavo problemai, kai ją įspręsti. Ir nežinau, gal skamba tai religinga, ar kaip, nu, man tai jau nebeįdomu, bet tai yra tiesa. Kito kelio nėra, suneli. Pasakysiu tik tai tiek, kad nelabai ir yra žmonių, su kuriais čia reikėtų nei tartis, nei kažkam dalykus pasakot. Vat mes įdomiai apie šitą laidą irgi galvojant, mes tarėmės, kad nekalbėsim. Ir tai yra labai tos įdomus momentas, kad anksčiau, pasakykim tai anksčiau, aš atsimenu laiką, kada ten tariesi su aplinkiniais, kalbėsi apie tą, dabar iš vis nebe tas laikas. Dabar laikas pasiritot rankovės ir arti savo vagą. Va toks laikas. Ir tada aš jaučiu, kai aš darau tai, ką jaučiu, kad turiu daryti, tada viskas yra gerai. Bet man atrodo, čia dalis to yra, kad sena praėjo, o nauja vis dar neatėjo. Ir va toks savotiškas toksai vakuumas. Bet vėl, kaip tu ir sakai, tam tikriaus amžius ir sukaupta patirtis, net ir laisvam kritime, tu jautiesi komfortiškai. Kodėl? Nes tu žinai, kad yra parašiutas. Dar žiūri, dar yra laiko, dar čia nesitvosi, tu niekur nesitvoksi. Kai reikės trauksi parašiutą, išsiskleis. Tu žinai, kad išsiskleis. Tu pats tą parašiutą dėjai 1000 kartų, 2 kartus patikrinai, kad viskas būtų vietoj. Ir šitoj vietoj, nežinau, nepavydžiu žmonėms, kurie neturi tikėjimo. Jiems šitas laikas, pagal mane, galvojant, labai subjektyviai sakau, atrodo turėtų būti košmaro ir siaubo. Nes kai vyksta tokį grandiozinis jėgų perskirstimas pasaulyje, Grenlandija prisijungs, Kanada prisijungs, ir nuo to viso turėtų šiurpti oda. Bet man nei jinai šiurpsta, nei jinai ką. Viešpatie Dieve, netgi jeigu ir čia, suprantate, ten kažkokie kataklizmai vyks, aš žinau, kur aš einu po šitos vietos. Nu jo, bet tai dabar vėl grįžtam prie to, kad, žinai, kad labai svarbu, kad tu nesitiktų kaip asmuo, tu įsipareigojęs vyras, žinai, čia ta klaida, o tu mano gyvenim buvo tokia klaida, aš nesuvokiau savęs kaip tavęs, supranti? Dėl to aš ilgą laiko tarpą tu buvai pats savo vienas. Ja? Nesuvokiau, nebuvo to suvokimo, kad tu esi aš, o aš esi tu. Mes nebuvom viena. Iš to kilo tavo sunkumai ir kitų mano vaikų sunkumai. Iš to, kad nesuvokiau, nemačiau jų, buvau per jaunas ir per kvailas supras, kad esame vienas kolektyvas, vienas asmuo, vienas kumštis. Todėl dabar, kaip tau labai svarbu, tai suprast laiku, kol nemokėjai kainas, nes kaimas siaubinga. Aš kai žiūriu dabartinius tėvus, kaip irgi su vaikais, man baisu. Aš suprantu, jie mokės siaubingą kainą. Siaubingą. Už tai, ką jie daro su vaikais, arba ko nedaro, jie mokės siaubingą kainą. Jiem taip tai grįž. Žinai, kada matau tos namelius senelių, žinai, ir tos močiutės paliktas niekam nereikalingas. Taigi, tai yra kaina. Kaina. Supranti, kiek investavo, tiek ir atgavo. Siaubinga kaina. Man 70 metų ir aš labai ko tikiu, aš tikiu, kad žmogus turi garantijos laiką. Garantija, žinai, kad tu perki daiktą, garantija 2 metai. Kuo blogesnė firma, tuo trumpesnė garantija. Savotiškai, tai būna. Arba blogai prižiūrėtas instrumentas. Jo, geras, blogai prižiūrėtas, žinoma, taip pat yra. Bet jeigu tu daugmaž žiūri savo instrumentą ir kaip 70 metų aš puikiai jaučiuosi ir gerai jaučiuosi, aš jaučiu, man našta didėja manęs, mano metai manęs slegia, bet nėra pasireiškimų, kokių tai globalių, blogų kažko. Tu ką, aš ten ką, sūnus sako, tai darom pristraukimus. Padarėjom čia tą treniruoklį, žinai, jis, dabar tu, aš vieną kartą ir viską, supranti, ir man tai buvo gėda, aš sakau, Dieve, kas čia yra, jis tai galėjos man priminė, palauk, sūnau, tu 50 metų nedaryk, tai ko tu nori, ką tu nori, yra laikas, garantija, ir toj garantijos ribose kažkoks tai, ką dar galim padaryti būtų, ką galim būtų ir nuveikti, ką aš galiu dabar, aš negaliu pristraukimų padaryti, bet aš galiu kažką kitką pritraukti, arba nutraukti. Ir šitoj vietoj, žinai, aš šitą skaičiau, kitau sakiau, ir prieš tavo ateinat. Ir aš nesupratau, apie ką čia kalba, iš vis, prie ko čia tas dalykas yra. Antra karalių knyga, 13 skyrius, iškia. Tu žinai tą istoriją, Eliziejus. Iškia, Eliui išėjus, lieka Eliziejus. Tai fantastiškas tas duetai, karaliaus ir pranašo. Ir Elijui buvo sunkiau. Jis neturėjo tokio karalius, kur bendarbiautų, kad Ahabas jo nesuprato ir prieš jį veikia įgaudė ir taip toliau. Dėl blogos santakos. Dėl žmonos. Dėl santakos.
Supranti, dėl santuokos. Jezebel, taip. Jis neįsprendė santuokinių problemų, nesutvarkė savo žmoną, kuri tapo ragana tiesiog, supranti, kuri perskėdė Eliją, kuri Dievas davė jiems pagalbą, kad karaliauti būtų lengviau. Bet žiūrėk, tai Eliziejaus laikai. Eliziejaus laikai ir jis taiga rašo, aš nieko to nemačiau, šiandien pirmą mačiau, kad Eliziejus susirgus mirtina liga. Taigi, tas pokalbis, kada vyko atrauk per langą ir šauk strėlę, atsimeni? Taip, todėl, aš nemačiau, kad susirgus mirtina liga. Eliziejus sergo mirtina liga. Pas jį ateina karalius, kuris šaukia, mano tėvė šaukia, mano tėvė, Izraelio kovos vežimai ir raityje. Štai kaip apibūdina jį. Ir kad yra blogai. Ir jis sako, šauk, daryk langą ir šauk. Ir va tu pagalvok, spatai, dabar pagalvok, karalius patyręs buvo vyras. Kur šauk? Į rytus, sako, šauk. Ir tu šauk strėlę. Ir rytus strėlę. Tau gal blogai, Elizėjau, nuo ligos? Kliedi, supranti. Kokie, kur, dar kam pataikys, nušauk, sako, per langą ir šauk, supranti. Ne, sako, šauk. Jis šauna. O dabar tu nugalėjai. Juk tie ženklai tebėra. Tu supranti, mes su tavim šiandien esam tokiam taške, kad tau ir neįdomu, bet paklausyk. Esam tokiam taške, istoriniam taške, kad šitos dovanos, jos neatšauktos. Egzistuoja pranaški veiksmai, kuri gali padėti išsaugoti tėvynę. Bet kaip? Koks taškas yra? Mes dabar tam taške, kaip šventykla būdavo sugriauta, ir ateina pirmas tikintis karalius, tarkim, arba pranašas, ir liepia karalius ypatingai, sako, išvalykit šventyklą. Ir pradeda varyti šventyklą, levitai. Jie valo, tvarko, ir staiga pradeda šaukti, radom. Ką jūs radot? Dievo žodį radom. Torą radom, torą. Jis išnešė torą, pradeda skaityti, pradeda verti. Jie supranta, ką jie negerai padarė. Kur pravažiavo pro šalį. Tai reiškia, ta tora gulėjo daug dešimtmečių šiukšlyne. Šventykla virto šiukšlyne. Dabar jeigu kalbėti apie šito laiką, panašu į tai. Supranti, panašu į tai. Ta šventykla apleista. Niekas nežino jos vertės. Kur čia ta vertė? Kas tas tikėjimas? Kas ta bažnyčia? O kam to reikia? O Biblija? Ką ten daryti? Neskaityk, dar išprotėsi. Įvairūs tokie komentarai eina demoniški. Ir žmonės, tikrai, gal nereikia. O ką daryti? Nueisi pas raganą kokią ten, horoskopą skaitysi. Išves tave. Taip, išves. Į kur tave nuves? Ta faktas kur. Aiškiai, į tą patį šiukšlyną. Tai dabar vienas dalykas, jis sutvarkė šventyklą, jinai funkcionavo, bet bėda tame miršta. Ir paskutinis jo patarnavimas, šauk į rytus. Ir ties ko aš dabar mąstau. Ir aš prašau Dievą, parodyk man tos veiksmus pranaškus. Parodyk, ką galima iššauti, ką šiandien šauna, ką iššauti. Iš pistoleto iššauti per langą, bet ką padaryti, koks veiksmas padaryti. Nes tu supranti, kur čia triukas yra, tu sakai, man įdomu tau. Kodėl tau įdomu? Nes tu esi tautoje. Per ką jis tauta ir tu per tą taisi. Supranti? Tu nori eiti, per ką tie gyvuliai atneš. Jiegi yra pelkių žmogėtras. Jiegi ateina lieti kraują. Jie pažadėjo, kad mūsų neliks nei vieno gyvo. Jie užkas mus ten, kur ras. Ir tau tas pats? Tu pabėgti gali nespėti su vaikais. Nesurinksi iš darželių galų. Taip, balistinė raketa skrenda 14 sekundžių. Supranti? Tai reiškia, mūsų kaip krikščionių tikslas, apie ką aš noriu tau pasakyti, mūsų kaip krikščionių tikslas sukurti tą balistinį raketų sieną. Stovėti. Ir dabar, ar gali ten tavo tikėjimas? Taip. Nestabdyti raketą. Neiššaut gali. Reiškia, kas atinka? Žmogus, kuris yra prie to punkto, jis taiga pasimeta. Jie apima isteriją. Tu žinai, kad šiandien daugybė žmonių turi priepuolius baimės. Aš kalbėjau su vaistininku, kad aš čia tokį, kaip, sako, čia visi perka nuo nervų, isterija, visų ištikė. Geria vaistus, sako, aš jau net neklausiu. Aš daug maž žinau, kam kokių vaistų reikia duoti, kad nusiraminti. Bet čia, tai yra ta būsena, bet lygiai taip ir mūsų priešas, jam galima sukelti tą būseną. Dabar technika kokia. Supranti, kokią techniką turim pasirinkti. Nes šventas raštas, Naujojo testamentas mokina, turim mylėti priešus. Ir čia aš man rankos nukreipiu. Aš nesu sumaltinis nukreipiu, supranti. Šitą dalyką žinau. O reikia juos mylėti. Ir aš sėdžiu gal Dieve, bet kaip tą žmogį dar perki mylėti? Žinai, aš to pasakysiu, čia įdomus toksai momentas. Supranti, kaip dabar to pasakyti? Aš nežinau, kaip mylėti. Nepasakysiu tau, kaip mylėti priešą. Tikrai, nes pats irgi turiu priešus, kurios, kaip tu sakai. Tiesiog, bet žiūrėk, paklausyk, ką noriu pasakyti tau. Vieną dalyką, man labai nepatinka,
kokiu žmogum aš tampu, kai aš mąstau apie priešus su va tokia energija, kad aš jo sumalsiu. Vat kas darosi. Ir aš nežinau, kaip mylėti priešą, bet aš žinau, kad aš nenoriu nekęsti priešo. Aš pradedu nuo čia. Nes kai aš mąstau, kai man kažkas vat įsmeigia dviešmenį kalavėją ir pasuka, ir aš matau, va to nereikia. O va to nereikia. Nes tas, kuris pakėlė prieš mane ranką, jis gaus savo, dėl to būk ramus, viešpats sakė, teismas yra mano, nesikišk. Bet tarsi va tas va jausmas, o kaip tu sureaguosi? Ir aš žinai, kai aš prasikvėp, tiesiog, aš lendu į ežerus, ledinius dabar, va ten kažkaip skandinuosi va tą viską jausmą, kad aš išeičiau iš ten nusiraminęs. Aš turiu savo būdus, technikas, kaip aš va tą dalyką. Aš riboju informaciją labai. Riboju informaciją. Aš klausiu savęs, ar mane ta informacija praturtina? Ne. Ar aš turiu įtakos kompetencijos? Ne. Tai aš sutvarkiau informacinius srautus labai, pasilikau tai, kas iš tikrųjų kelia mane ir man tikrai įdomu. Ir antras dalykas, ką labai stipriai darau, tai tada kad nereiktų tablečių gerti. Bet vėl sakau, žmonės, kurie nepažįsta Dievo, tai tėte, aš nepavydžiu jiems. Turėtų būti labai labai tamsu ir labai labai sunku. Manau, kad mums fantastiškai pasisekė. Ir aš vieną tokią eilutę irgi labai fainą turiu. Iš Apreiškimo 22:13. Sako, taip viešpats, aš jau esu pakeliui. Taip, sako, aš jau esu pakeliui. Netrukus būsiu ten. Su savimi atsivežu savo atlyginimą. Tai va čia visi, kurie be darbo, aš irgi galvoju, kaip gerai atsivežu savo atlyginimą. Visiems žmonėms visiškai atsilyginsiu už jų darbą. Aš esu nuo A iki Z. Pirmas ir paskutinis, pradžia ir pabaiga. Dievas organizuoja mūsų istoriją, praeitį, ateitį, savo šlovę ir jūsų labui. Aleliuja. Labai nenoriu nekęsti, nesvarbu ko savo gyvenime. Tai vat. Ir jeigu tik aš jaučiu, kad kalbant apie kažką gaminasi man tokia energija, aš gal dėl to, čia paveldės iš mūsų prosenelių, kurie ten kavalerijoje buvo, žinai, tokie. Jeigu aš tik tai leisiu savo kontempliuoti apie kažką, ten, žinai, kaip yra žmonių, kurio girdžiu ten dabar jiems tiesiog Trumpas yra kažkoks papiktinimas, aš nenoriu net girdėti nieko apie tai, nes kokiu žmogum aš tampu, mąstydamas ir kontempliuodamas šitą temą. Ir jeigu aš kontempliuodamas šitom temomis tampu, aš vienu metu atsimeni, tu dėjai rankas ir meldėjai už mane. Aš gavau išlaisvinimą realiai, nes aš pasinėriau tas temas, dėl ko aš dabar taip gal aštriai ir gal labai nepopuliariai esu toksai, tiesiog taip labai kategoriškai stabdau šitas temas, nes man nepatinka, kokiu žmogum aš tampu. Nes aš iš karto davariau į armiją į snaiperius. Iš karto. Tai, ką aš norėjau daryti 18 metų. 18 metų aš norėjau eiti į Lietuvos kariuomenę ir būti snaiperiu. Ir šaudyti. Tiesiog šaudyti. Taip, ir aš dabar tą galėčiau daryti labai, nes pas mane tos atjautos yra labai mažai. Bet aš negaliu, nes aš žinau, kad mano sielai tai bus šakės. Mano sielai tai bus šakės. Ir aš visuomet dabar meldžiuosi Viešpatie Dieve. Aš nenoriu nekęsti. Gal aš nemoku mylėti. Taip, aš nemoku mylėti. Bet aš tikrai nenoriu nekęsti. Ir tada laikausi tokios labai keistos, tokios neutralios tokios pozicijos. Supranti, neapykanta tai yra tai, ką mes geriausiai mokėjom. Tu supranti, reiškia, pasaulis gyvena neapykanta, bet ne meilė. Ir kaip perėti nuo vieno jausmą į kitą, tai yra aukščiausias ginklas. Tu supranti, tą dieną, kai aš suprasiu, kaip gali mylėti priešą ir kokia yra galia, meilės galia priešai. Aš kokią meilės galia draugui jau žinau. Kokią meilės galia artimui jau žinau. Viskas čia aišku, jokių problemų nėra. Bet priešų, tu supranti, ten dalykai, tu esi mano vaikai, reiškia, ir aš sakiau, pradėjau matyti situaciją. Ir tai tu sakai, Dievo, kaip dabar mylėti, o kaip. Bet aš manau, kad mes nueisime. Oi, tėti, o Dieve, supranti, kas yra, aš visai neseniai klausiau, tiesiog tokį trumpą video. Sako, dalis to, kad mes nuolat jaučiamės nepakankami, yra tai, kad mes nuolatos keliam savo kartelę, vis aukščiau, bet jeigu pasižiūrėt, kur mes realiai esam, tai viena dalis, ką aš prie ežero tavo supratau, kokiam košmariškam triukšme aš gyvenu kiekvieną dieną, vienas variantas. Antras variantas, ką aš supratau, koks aš esu palaimintas gyvendamas mieste.
iš vienos pusės yra triukšmas, bet iš kitos pusės, kaip tu sakai, ten nežinau, gražiausios nutiestai takeliai visur. Va čia aš ėjau ten per žolės, myliau. Tada vanduo šiltas. Va dabar atvažiavę ten tvarkėm sistemos namą mūsų išmanės dydžio, ten viskas sistemos veikia, šiluma, viskas vanduo šiltas. Wow, kaip patogu. Toliau, nu ta prasme, gerbuvis, kurį viešpats man yra davęs. Tai aš laiks nuo laiko turiu tiesiog šertsau per žandus, tu nusiramink vieną kartą. Pažiūrėk, koks tu prisimink, kad kažkada tai yra 2012 metais, aš užsirašiau ant lapelio, sakau, Dieve, ko aš norėčiau. Aš norėjau 4 iPhone ir Honda Civic. Ir koinių norėjau, švarko norėjau. Šiandien dienai, turėdamas tai ir daugiau, aš toks vis dar tas melancholija, lietuviška ta melancholija, supranti, prakeikta lietuviška melancholija, jeigu žmogus sustoto akimirką ir pasižiūrėtų, koks jis yra palaimintas viską turėdamas. O aš taip kažkaip dar pamačiau, kad kai tik aš nustoju dėkoti, tai pas mane pradeda iš karto rūgimo procesas kažkoks vykti, o kai aš rūgstu, viskas, aš negaliu iš Dievo nieko priimti. Nei girdėti jo balso, nes esu nedėkingas šunsnukis. Bet ką aš vieną kartą savo mažiukam sakiau mašinį važiuojant, mes turim tą nuo darbo, nuo namų iki darželio turim laiką, kada mes kartais išjungiam muziką ir tiesiog normaliai paaiškinu vaikams, kaip čia viskas yra. Ir aš sakau, hebra, viskas bus amazing, bet jeigu aš matysiu, kad jūs augat nedėkingai, šmikiai pas mus yra toksai pasakymas. Sakau, jeigu aš matysiu, kad jūs esat nedėkingi, aš užrauksiu viską jums. Iki to momento, kad jūs atgalausit ir ateisit būsite dėkingi. Nes aš galiu viską pakęst. Aš galiu kažkokį aštrų žodį save pakęst. Ten kažkokį, žinai, aš daug galiu pakęst, bet kai aš matau, kad yra nedėkingumas, čia yra šakės. Dėkingumas yra tas jausmas, kurį kalbėjo Mozė tautai. Pasakyk jiems, kad jie būtų dėkingi. Pasakok jiems apie koks aš esu. Supranti? Dėkingumas turi kilti iš kažko, turi motyvą. Ko tu sakai dėkingumą? Aš vaikam kaip darau tą dėkingumą, aš jam pasakoju. Kad supranti, kaip mes uždirbame, ką mes darom, kaip mes gyvenam, kaip jūs vertinam, kaip jūs turite. Ar jums patinka jūsų namai, kur gyvenate? Vaikas sako, mums labai patinka. Kai atsiguliam lovai, jau po visų maldų, mes turim paskutinę maldą. Mes keliam rankas į lovą gulėdami, sakom, Dieve, kaip ačiū tau, kad mes turim namus, kur galim būti visi kartu, kad turim lovą, kur galim gulėti. Ačiū tau, kad namuose mūsų šilta, kaip gera, kad ramu, kad mes esam čia ir už tai kyla dėkingumas tau. Dieve, sako, Dieve, dėkojam tau. Dėkojam tau. Apie dėkingumą, grįžtant prie temos. Tokį dariau savo irgi auditą vidinę. Ir čia dabar labai fainai sakau, nes viešpats davė man tiesiog window vakuumo langą, kad aš galiu daug dalykų pergalvoti. Ir aš galvoju, iš ko kyla nedėkingumas mano širdyje. Nedėkingumas mano širdyje gimsta dėl kažkokių neišsipildžiusių troškimų. Dažną kartą. Pat ten, dabar visi metai labai vizualiai ta sėkmė, labai tokia vizualiai, nežinau, ten kas kam. Bet dalis to yra, kad aš tarsi kaip ir negaunu to, ko norėčiau, dėl to esu nedėkingas. Tai va, okei. Dabar galvoju, o kodėl aš negaunu to, ko norėčiau? Ir dėl to esu tarsi nedėkingas. Ir visai nesenai girdėjau tokią labai įdomią istoriją, reiškiasi. Labai trumpa, aš pabandysiu trumpai ją papasakoti, bet esmė yra tokia, kad vakarais ten gyveno šeima mažoj triubelė ir vakarais vaikas prieš užmiegant, reiškiasi prie lovos, jis labai prašydavo mamos, kad nori pažaisti su žvake, su ugnele. Ir jis taip prašydavo jos, bet taip nuoširdžiai, nes jis taip norėjo pažaisti, va čia buvo jo noras. Ir mama sakydavo, ne, jokių būdų negalima, jokių būdų. Ir sako, vieną dieną, kai mama nebuvo budri, nusisuko, vaikas čiupo žvakę su ją pažaisti. Tai va, ir žodžiu, įvyko, kas įvyko, ir nuo to karto jis suprato, kodėl mama jam neleido. Tai aš supratau tokių du momentai, kad kai aš, pavyzdžiui, irgi tarsi kažko tai prašau, visų pirma, aš turiu 3 kartus gerai pagalvoti prieš prašant. Dabar man net kažkaip, net gėda būtų, tai nežinau, kad naujo automobilio prašyti. Ne tai, kad gėda, bet tikrai va tik tai tiek. Žinai, va kaip to Honda Civic. Jeigu dabar užsirašyčiau, ko ten XC90 Volvo noriu ir po 10 metų pažiūrėčiau, aš sakyčiau, Dieve, tik tai tiek. Koinių, 4 iPhone ir Honda Civic. Žinai, bet iš viso to, ką galėjau prašyti. Taip, man kur buvau. Ir antras dalykas, kad pastebėjau per šias kalėdas.
Benediktas mano tokį paveldės, mano tokį uolumą ir atkaklumą. Tėti, man tokį Minecraft'o, ten tokį Lego, man nupirk. Tai aš nupirkęs jau jam tą Lego. Jis pas mane guli spintelėje. Bet to mes laukiam datos. Kažkokios. Ir tada pagau, supranti? Ir dabar įsivaizduok, o jis man ten kaulė. Aš sakau, tu nustok. Sakau, melskis ir prašyk viešpatės. Ne manęs. O mitise galvoju, tai jau guli pas mane spintelėje dovanėlė. Ir galvoju, kiek kartų, Daumantai, tu lygiai, va tas visas jau bloga darosi. Ir po to pagalvojau, nežinau, mes pagal Dievo atvaizdą ir pavydalą. Tai va tas atvaizdas ir pavydalas, va tarsi mūsų savybės kažkiek dieviškos, mes turim dieviškų savybių. Ir aš galvoju, ar gali būti taip, kad kartais aš tiesiog, vat kaulyju ir viešpats tiesiog uždaro tas duris, kad tu atsigauk ir nustok. Nes kol tu kaulyji, tu negali susikoncentruoti, atlikti savo pareigų, kurias tu turi atlikti. Nes tu visą laiką kažkur ateityje. Kažkada, žinai, aš gal prieš porą metų sapnau tokį sapną. Aš pabuvau, atsibudau, iki šiol matau labai ryškiai jį. Paprastai, žinai, sapną tu sapnuoji ir užmiršti jį, tai iš vis neatsimeni, ką sapnavai. Bet tai buvo labai ryškus sapnas, kad aš tokia didelioje valtyje plaukiu gana plačia upėje. Ir vis matau to krantai gana toli ir aš turiu norą prisikas prie to kranto. Ir aš kad kabinu to rankom, kabinu, pavargau ir nieko, mes srovė mane tempė, labai greitai neša, o aš laikausi, kad tik kažkur nuplaukti. Ir galų galę Dievas sako, tai įtrauk rankas, aš vežu tavo laivą. Suprantate, ir ko aš dabar mėgaujuosi, aš įtraukiau rankas. Daugiau nebeirkluoju. Suprantate, aš pasitikiu juo. Kaip sakai, ko aš meldžiuosi, aš pasitikiu juo. Aš neturiu ko melsti, aš melsiu Tėve mūsų. Daugiau nieko neturiu ką pasakyti. Jis viską žino, ką aš jam turiu pasakyti. Arba dėkoti. Tu sėdi epicentre gėrio. Ir sakai, Dieve, neseniai man žmogus, prancūzas menininkas, atvažiavęs pas mane vasarą. Jis apie tai, kad ten yra pas mane, sako, čia yra mano svajonė. Supranti? O jis gyvena Paryžiaus centre, šitam pačiam geriausiam jų kvartalė, kur menininkai gyvena. Užmiršau dabar tai. Tai jis gyvena mano atžvilgiu, mano parodo, kad jis epicentre, meno centre gyveno, o aš kažkur miške gyvenu, bet savo gyveni svajonė. Ir aš sakau, aš gyvenu svajonė. Dievas man ten nunešė. Man reikia irkluoti. Man reikia nieko sugalvos. Jis žino, ko man reikia. Kokią telefoną reikia, jis žino. Jis žino telefoną. Kuo labiau aš komplikuoju tų telefonų norų, to man blogiau nutiktavis. Bala žino, ką ten nusipirkti. Išlauk jis ateina su dovanom savo, kaip tu skaitai labai gražią vietą. Ateina su dovanom kiekvienam. Ateina su dovanom kiekvienam. Ir ne tik dar, bet su savimi atsivežu savo atlyginimą. Supranti? Ir tada visiems žmonėms visiškai atlyginsiu už jų kokį darbą? Gyvenimo darbą. Ir tada žiūrėk dabar, kaip gaunasi. Ir aš visame šitame, kas dabar vyksta mano gyvenime, aš pradėjau klausti esminio klausimo. Tai aš darbą atlieku, bet ar tai yra gyvenimo darbas? Ar tai sukuria gyvenimą šitas darbas, ar nesukuria? O dėl irklavimo, tai tokį irgi pareplikuosiu, labai įdomi. Aš dabar, kadangi bėgioti nebegaliu, bet atradau irklavimą. Ir irklavime tokia dinamika įdomi yra irklavime. Irklavimo bent yra 3 skirtingi etapai. Kai irklavimas. Ir man toksai taip įdomu, kaip ir gyvenime yra tam tikri tokie etapai, kada mes darom. Tai pirmas etapas yra užkabinas, vadinasi hook. Tu pajauti, kad tavo rankena užsikabino jau, tada trauki. Ir kuo trauki? Trauki nugarą ir tada užbaigi pritraukdamas rankomis ir tada ilsiesi. Rest. Poilsis yra atleidimas. Jis prisitraukia pats. Prisitraukia ir vėl užkabinai, vėl visų sami trauki, užbaigi veiksmą, vėl ilsiesi. Ir aš kaip įdomu, aš noriu taip gyventi. Aš noriu gyventi, kad yra tas momentas, aš atsipalaiduoju, vėl užsikabinu, traukiu vienais raumenimis, užbaigiu kitais raumenimis ir vėl atsipalaiduoju. Tada gali būti tas angliškas toksai gražus žodis perpetual movement, amžinasis judesys, amžinas judėjimas. Kada tu, kaip mūsų širdis, dirba, ilsisi. Ir tas balansas. Tarp darbo ilsiuosi.
Aš pagau save, kad paskutiniu metu ten tiesiog nebebuvo jokio poilsio. Jokio poilsio, absoliučiai jokio poilsio. Ir tylos, ką man brolis išvažiuodamas sakė, atrask laiką tylai. Man tie žodžiai, kad tu pasakei už gyvenimo darbą, jo? Man patinka kita prasmė biški. Aš matau šiandien, tu nuvieni gyvenimą nugyveni ir žiūri atgal, tu ten jau nedaug liko, o ten labai daug. Ir tu matai, kad tai ir buvo tavo darbas, tavo gyvenimas. Aš tik ko nebuvau savo gyvenime, žinai? Ne taip jau, kad labai kažko, bet buvau. Ir aš matau, bet tai nebuvo darbas, kuo aš buvau. Gyvenimas buvo darbas. Aš gyvenimą dariau. Aš dariau gyvenimą. Ką tai būtų, ar aš dailininkas buvau, vitražistas, ar ten koks susivienimo pirmininkas, dar bala žino ką. Bet aš dariau gyvenimą. O gyvenimą darai. Galų gale, kaip Jobas sako, kaip sako, pasisotinai gyvenimui. Ar jau pasisotinai? Supranti? Ar pavalgiai gyvenimu? Ar tau sotų? Jis sako, raštas, Jobas pasisotino gyvenimu. Jis buvo sotus. Jis rezultatas tas jo darimo, jo tie vaisiai senatvėj. Jis sėdėjo toksai, apimtas savo vaikų, gerybių vėl, atgavo, ką buvo praradęs, jo. Per tos išbandymus eidamas jis viską prarado, vaikų šeimą viską prarado. Ir atgavo vėl viską. Ir tai koks momentas yra, aš galvoju apie tai, dabar ką galvoju, aš galvoju, taip sėdėsiu vieną kartą gyvenime, toks pilnas, tai žinai, toks lova, gal nelabai išlipti iš lovos. Ir visko, jau sotų. Jis kai Dieve, aš jau viskas pavalgiau, viskas. Aš noriu namo, viskas, gana. Paimk mane, jau gana. Aš kaip taip vaikam paskui vaikai pradėjo, tėveli, tu ką, net negalvo. Ir kaip tu sakė, tas įeiti išeiti, kad negaliu įeiti. Ir aš negaliu įeiti. Aš dažnai sapnuoju, kad aš grįžtu namo į Vilijampolį, Slabotkę, ten pas savo tėvus, kur gyveno. Aš pravažiuoju ten laiks nueiko. Pravažiuoju, jo? Varnių gatvę, taip. Tai aš vis sapnuoju, kad važiuoju, bet nueiti negaliu. Jau neseniai sapnau, kad netoli namų buvo, bet įeiti negaliu. Negaliu grįžti namo. Ir aš ko tikiu, kad kaip tu sakai, kad reikia pripildyti save, savo tikrą didįjį aš, nauja būtimi, pilnatvė, ten turi būti sotų visko, tu turi būti užaugti, kad eiti per naujus vartus. Nes nauji vartai yra siauri, jie nebus platus. Jeigu bus tavo emocijų, tai poreikius, tiesiog neįeisi. Faktas. Susimažinti, susipaprastinti. Nereikia išpūsti savo asmens. Mes esame tai, kas mes esame iš Dievo malonės. Ir taškas, ir to pakanka, kad pasakytų, darbą padarei. Imk atlygį. Faktas. Ir taip įdomu, žinai, aš žiūriu, pavyzdžiui, kaip ir izraelitai, dykumoj išėję iš vergovės, suko iki ko, kol išmirė ta nedėkinga karta. Tai aš suprantu tokį dalyką, kad tai ne faktas. Ir taigi jiems reikėjo širdyje apsisprendimo. Čiagi nebuvo, kad jie kažko tai nepadarė. Jie širdyje nepadarė didžiausio darbo. Ko jie nepadaro. Todėl jie suko ratus ir negalėjo. Tai reiškia, dabar, jeigu mes sakom, yra nauji metai, atsidarė kaip ir naujas ciklas, nauja galimybė įeiti naujus dalykus, tai ne faktas, kad įeisi. Dėl ko taip pat reiktų susizgrybti, savo širdyje padaryti tam tikrus sprendimus, kuriuos tik tai vienas žmogus žino ir Dievas, kokius tam žmogų unikalius reikia padaryti sprendimus, kad jis galėtų pereiti į tą kitą laiką. Nes kitaip, bratka, šoksi atgal ir pradėsi vėl iš naujo visą ratą. Aišku, jeigu nieko nedarysi, nesirūpinsi, nesigilinsi. Aš matau vieną iš dalykų tokių žmonės paviršutiniški. Jie nežiūri rimtai. Jie žaidžia. Jie žaidžia gyvenimą. Jie nedaro darbais. Jie žaidžia. Jie ateina pas tave į kompaniją žaisti. Ir jie žaidžia, kol nepričiumpi, kad nustok žaisti, daryk kažką daryti. Bet jau tu nebežaisk. Jau tau 40 virs. Viskas, game over. Viskas, jokių žaidimų. Tu jau darai darbą. Darbas tavo gyvenimas. Ne firmai tavo darbas, gyvenimo. O tu jį darai. tą gyvenimą, pažiūrėt gal, aha, nu neblogai, toliau darai. Ir kaip sukursi savyje tokią, tu turi reikiamą, tavo būtis bus tokia pilnatvė, tie vartai atsivers. Ir tu nueisi į naują etapą, sakysi, Dieve, kaip viskas nauja. Ką dabar daryti? Viskas nauja. Ir vėl darai. Ir paskui iš naujo vėl viską darai. Kad apie kitas duris. Vėl. Aš manau, kad
Tas nesibaigs niekuomet procesas. Nesibaigs. Nesibaigs. Ir jisai, žinai, kaip aš pasakyčiau, ir netgi dabar jau matydamas tam tikrą ritmiką, etapus gyvenimo, aš aš jau atvažiai, kaip sakau, kompetencija, iš ko ateina iš praeities patirčių, ateina va šitas laikas ir aš jau nebesiblaškau. Aš nebesidiorginu ten kažką ten, mano širdis visiškai ramiai, jokio nerimo yra. Niekada nėra buvę, kad aš įeičiau į blogiau. Visuomet įeinu tik tai geriau. Ir čia, žiūrėk, patarlių knyga dar kažkaip fainai mes taip susivedinėjom. Patarlių knyga 3.5 sako, pasitikėkite Dievu iš visos širdies. Kaip fainai. Tai man, jo sako, žiūrėk, nebandykite visko suprasti patys. Tai čia protingiausias žmogus, kuris yra gyvenę žemėje, sako, pasitikėk Dievu. Nesivelk į tą, dabar žmogus su ta švietėjiška era, mes pamiršom senus būdus, kad žmogus buvo labai toks dvasinis iš tikrųjų. Dabar mes viską, racionalus toksai žmogus, jo. Klausykitės Dievo balso visur, kur tik einate ir ką darotės. Vėl, kaip tu labai puikiai, aš irgi žinau, viešpatės balsas yra pats tyliausias ir pats švelniausias. O pasaulio balsas rėkia, jis toksai kumščiais ir alkūniais braunosi kelią į mūsų pasąmonę. Dievas kalba labai tyliai. Sako, jis yra tas, kuris jūs išlaikys teisingame kelyje. Vėl Dieve, kaip gero. Kaip aš sakiau vaikams, vaikai, kol aš esu šalia, tai jūs iš vis dėl nieko jums nereikia rūpintis. Netgi aš žinau, yra rūpešiai, bet jums, iki jūsų tai nedais. Aš su jumis tais rūpešiais nesidalinsiu. Aš juos priimsiu tos rūpešius. Tai man reikės rūpintis, ne jums. Jūs tiesiog, bet jūs turite daryti, ką jūs turite daryti. Tai va, toliau. Nemanykite, kad viską žinote. Kaip fainai. Nes toks, tu pažinai, irgi, aš toksai viską čia strateguoju, viską mastau. Nieko, tu vaikeli nestrateguoji. Nusiramink. Tavo strategija yra palyginus. Žinai, kaip sako, jeigu tu manai, kad esi Lietuvoje, zoom out. Google Maps biškai išsizoomink. Ir tu patysi, Dieve, tu esi koksai mažas. Toliau sako, bėkite pas Dievą ir bėkite nuo blogio. Apie ką mes šnekėjom. Ir kaip toks labai paprastais dalykais, tiesiog nuo blogio bėk, ne tai ten ką toliau, bet tiesiog bėk nuo blogio. Jūsų kūnas švities sveikata, iškart pažadai pradėti. Jeigu tu artėjai pas Dievą vėl, kaip, Benediktui ėjimas ir mano ėjimas pas Dievą yra du skirtingi ėjimai. Kokios atsakomybės pagal mūsų charakterį, pagal mūsų patirtį, pagal mūsų amžių, pagal mūsų dvasinę brandą yra visiškai skirtingai. Sako, patys jūsų kaulai vibruos gyvybę. Kaip fainai esmė, nes kauluose kaulų čiulpų gaminasi, o už kaulų čiulpų ten jau visa gyvybė. Tai reiškia, jeigu tu eini artėjai pas viešpatį, tavo pačioj esmėje, tavo endoskelete, tavo visą gyvybę gaminsis, kaip smagu. Gerbkite Dievą viskuo, ką turite, atiduokite jam pirmą ir geriausią. Jūsų tvartai sprogs, jūsų vyno kubilai bus perpildyti. Bet sako, nesipiktink, mielas draugė, Dievo drausme. Kartais turbūt ateina ir ta žodis. Nedūsaukite po jo meilės kupinų pataisimų. Dėl ko aš irgi vieną tokį klausimą užsirašiau, žinai, kaip evoliucionavo mūsų, tai yra mūsų santykiai bėgant metams. Žinai, ir kai aš savo bandžiau atsakyti klausimą, aš galvoju, aš visuomet, man pas tėtę atvažiavimas būdavo ir vis dar yra antibiotikas nuo pasaulietinio marazmo. Tai yra antibiotikas nuo pasaulietinio marazmo. Aš atvažiuoju į šitą vietą ir kodėl aš atvažiuoju į šitą vietą, nes čia aš taiga susibalansuoju. Ir tada aš iš čia išvažiuoju, taip pat labai, aš išvažiuoju iš čia, ramybei, susikaupęs ir vėl tam tikram balansą, gražiam tokiam. Ir sako, Dievas taiso vaiką, kurį myli. Už viso to slypi tėvo džiaugsmas. Ir tada vėl atsipučiu lengviau. Ir suprantu, kad visa tai, kas vyksta mano gyvenime, galbūt yra Dievas tiesiog biškai dabar sako, žiūrėk, leisk, aš tave pataisysiu truputėlį. Nes aš matau, kad tu nebespėjai, tu jau užsivertęs, kažkokias visi lipa tau ant galvos. Žiūrėk, leisk, aš tau duosiu poilsio. Nežinau, mėnesį, per kurį, būk geras, pamastyk. Būk geras, sustabdyk biški viską. Būk geras, kaip man pasakė daktarai, Daumantai. Ar gali, kas būtų, jeigu nustotum bėgioti?
Nu, aš sakau, nu ką, būčiau storas ir nelaimingas. Na, baig, sako. Nu, sako, ar pažadi man, kad nebėgiosi? Sakau, nu, pažadu. Bet sako, ar tikrai pažadi? Nu, sakau, tikrai pažadu. Ir galvoju, matai, ir čia sustabdė. Nu, ir galvoju, nu, man kaip maištaujančiam vaikui dar eiti maištauti, nedaryti to, neklausyti, ką sako vyresni. Nedaryti to, nu, tai mes žinom, ko viskas baigėsi. Ką sakė tavo tėtis? Nu, tai va, ir mes žinom, ko šitie neklausimai baigėsi. Tai va, tai kažkaip, tai va tokiam laikė kažkaip aš. Nu, galim tą mintim pabaigti mūsų pokalbį, nes, žinai, aš tik tai, va, kalbant apie to kaulus, aš prisiminiau tą istoriją, kur skaičiau to apie Eliziejų. Eliziejus visgi mirė. Jis mirė. Jis mirė, jį palaidojo, reiškia, kape, pranašų kape. Ir buvo tai, kad po daugelį metų praėjus, kažkas sugalvojo, kad ne vidonai įmest numirėlį į tą skylę, kur buvo palaidas Eliziejus. Žinai, kas atsitiko? Ten gulėjo tik Eliziejaus kaulai. Bet kai to numirėlio kūnas palėtė Eliziejaus kaulus, jis priskyrė iš mirusių. Wow, tokia jėga buvo. Taigi, žinai, Galios laikas, žinai. Galios laikas. Aš žinau vieną dalyką, kad virš visko yra Dievas. Ir tu, kuris turi būti adekvatus. Aš staiga neseniai visiškai apie tai mąsčiau, žiūrėjau Saulės sistemą, kaip padaryta, žinai. Saulė ir aplink ją sukasi planetos, žinai. Ir staiga supratau, kad vienintelė Žemė turi teisingą santykį su Saulė. Matai, jeigu šiek tiek pirmin sudegsi, šiek tiek atgal sušalsi. Ir aš tada supratau, Dieve, aš supratau, žmogui būtina turėti gerą santykį, patikimą, teisingą santykį su tuo aplink, ką tu sukiesi. Tai yra tavo Saulė, Dievas yra mūsų Saulė. Bet tau reikia teisingas santykis, tavo tas laukas, tavo ta erdvė, kurį tu judi aplink Dievą. Nei per daug, nei per mažai, nes biškiai ten ir biškiai ten sušalsi arba sudegsi. Būtent savo laiką, žinau, savo dydį planetos, savo reikšmingumą kaip tokio žmogaus, savo vietą gyvenime, į savo poziciją, kam tu sukiesi, aplinką sukiesi ir dėl ko, ir koks tavo sukimosi greitis. Ir štai ir viskas. Ir tu sukiesi. Ir tavo darbas. Suktis ramiai ir suktis. Atėjus laikui, jis paims tave. Duos tavo apdovanojimų, visą kitą. Ir žinai, viena iš mano didžiausių apmąstymų yra apie karalystę dangaus. Kas tai per gėris? Kas per grožis ten bus? Koks gėris? Jeigu šitas pasaulis šešėlis, o tai yra labai gražu, kaip menininkas pasakysiu jo, tai kas laukia originalą matant? Originalą, dėl ko verta vis tai iškesti. Amen. Amen.